Sveiki atvykę į Laikį Kardaną ir šiandien turim vatų generatorių Super Aero Mikutį. Sveiki. Sveikas, Aivarai, atvykęs. Pagaliau susitikom, planavom. Tu čia lakstai Nu, po Europą, po pasaulį. Tai ką darysi per kompiuterį, bet pagaliau turim galimybę pasikalbėti su vieninteliu pro. Gal ne vieninteliu, bet aukščiausio lygio dviratininkų Lietuvoje, iš vyrų pusės, aišku. Ir gal plento atstovų, taip pavadinkim, nes vis tiek yra ir Lendelis, irgi profesionalas, ne? Tai Aivarai, iškart gal, kad užkabint žiūrovą, tai va, matom logotipą Tudor. Kaip atsidūrė Tudorė, gal iš karto nuo to pradėkime, o paskui jau ten grįšim atgal, kaip jaunystė ir panašiai, bet man iš tikrųjų įdomu, nes niekada nesu girdėjęs ir nepaklausęs tavęs, nu tai kaip tu ten atsidūrė? Pirmiau development komandoje, ne? jo, tai nuo pat pradžių sakyčiau, gal, aišku, gavau skambutį iš to direktoro, kuris buvo development komandos naujas. Jis irgi, ta komanda susikūrė tik tuo metu. Tudor, kaip pati būtų, kad Tudor Pro ir Tudor Development, tai abi komandos susikūrė kartu ir jisai man parašė, sako, noriu pabandyti su mumis, tipo naujas projektas. Ir aš pradžioj galvoju, aš nieko neįsivaizdavau, ką ten jie darys, kaip ten kas vyks. Bet tada jie man per Australiją buvau išvykęs su rinktinė čempionatą, man padarė specialią prezentaciją, papasakojo, kaip ką darys, kokias varžybas važiuosiu. Tai tada susidomėjau ir pasakiau, kad jiem ir kaip atvyks į komandą, bet net nežinau iš tikro, iš kur tas kontaktas atsirado. Tiesiog man parašė. Taip O, beveik atrodė iš niekur. Gal nebuvo, kad iš niekur, bet ten buvo toks vienas masažistas iš komandos, kur dabar dar yra Tudor komandoje. Ir aš su juo, jis buvo su ampleriais. Tada, kai mes važiavom pirmais metais su ampleriais, buvo atvykęs kaip padirbėti vienom varžybom. Aš su juo, ką žinau, maloniai pabuvau ar kažkas tokio, jam patikau kaip žmogus. Ir jis tam turbūt direktorui pasiūlė, sako, va iš kitokios šalies biškiniai normaliai, nes normaliai dviratininkai į ne, development komandas iš Lietuvos, ar ten iš Latvijos, Estijos, ar Lenkijos net pačios, nėra tiek daug žmonių. taip, Ir nes sakė, čia įdomu. pasiūlė, pradžią. Tai pasiūlė mane ir tiesiog turėjau dar geresnį rezultatą ir sako, va, yra šansas, jeigu nori, pabandom. Ir aš tada pas juos atvykau ir realiai po pusės metų jau ir pro pasirašiau kontraktą, tik niekam nesakiau dar. Nes čia klausimas iš karto, žinai, blemba, gal čia agentas, ar čia kas, tai va, labai įdomu buvo. O patartum, pavyzdžiui, dabar agentą pats turėjo, ar kaip čia? Ar tiesiog? Tiesą sakant, tik šiandien, ne pirmą pokalbį, antrą pokalbį turėjau, bet turėjau dabar jau su abiejais agentais pokalbį ir pasirašysiu kontraktą, nežinau, ateinančią savaitę, ateinančiam dienom, kontraktą su tais agentais, kad jie mane Agentūra, ne? prižiūrės. Kaip? Agentūra, kaip pavyzdys greičiausiai. Jo, agentūra. Jie ten yra Vanderpulio, ten brolis, Vanderpulio brolis ir yra dar keli aukštesni už jį. Ir jie ten turi irgi gerų raiderių, neturi per daugiausiai, tai dar, kaip kalbėjom, jie ir nori prižiūrėti ten, padėti man visais atvejais realiai. Tai, ką žinau, rekomenduoti. Manau, agentai ir gerai turėti, bet čia jau turi būti aukšto lygio sportininkas, o ne kad tiesiog mini ir atrodo, kad va, esi kietas, bet nuvažiuoji į Europos čempionatą ir DNF-inį. Tai tokiu atveju agentą, aš nerekomenduočiau. Nu čia, žinai, Tiesiog. mes galvom gal apie krepšinio prizmę. Būna 17-mečiai, 16-mečiai, jau ten perspektyviausi agentai, jau aplink juos jau ten, žinai, jau zuja. Gal kokioje Belgijoje zuja, bet, nu, tikrai ne Lietuvoje. Jo, ne, Lietuvoje tai aš tikrai nemanau, nes aš irgi dabar turėjau šansų gal prieš tai pasirašyti, prieš metus porą, bet jie tokie man
atrodė, kad labiau jie naudos nori, kad aš kontraktą pasirašysiu ir ten tą procentą pasiimti. Nu, tas procentas irgi nuo mano algos nėra įspūdingi pinigai, bet nu vis tai. tiek. Jie tiesiog nori pasinaudoti tą pirmą kontraktą, o po to gal bus taip sakys, ai, nebuvo rezultato, mes su komanda nesikalbėjom, nu ir... Ir kokį belgą, prancūzą ten atstovausi. Nu, kažką kitą. O šitie, nu, vat, nori, sako, nu, nori padėti, kas mėnesį turi susitikimą su komanda, ne vienas esu iš komandos irgi bus šitą agentūrą, dar vienas ar du dviratininkai, tai jiem lengviau apkalbėti viską, planus sudaryti. Net ir patį kalendorių jie padės padaryti palei mano norus labiau. Nu, kad man patogiau būtų, kad man lengviau pasiruošti varžybom, o ne kad būtų kaip šiemet pradžiai metų. Aš iš vienų varžybų į kitas, į trečias, tada vėl grįžtų savaitę, tada vėl paskambina. Nu, toks balaganas buvo ir niekada nesitreniravau kaip normaliai. Nu, pasitreniruoju savaitę, išvažiuoju vieną dienas, 2 dienas negali minti, nes nu, pavargęs tiesiog išsekęs nuo kelionės, nuo visko atgal. Ir tada vėl ten 5 dienas ir nesigaudavo ritmo jokio, nebūdavo. Ir tada paskui mečiau tarpas, ant kažkoks varžybų nėra, ne? Aš gegužės mėnesį važiavau varžybas ir buvo jos Belgijai, Prancūzijai, Trobro Lyon. Ir labai liu ir ten tokios varžybos, kaip pasakyti, kaip Paris Tours, jeigu kažkas žinos. Bet dar žiauriau, ne žvyrkelių mint, toks žvyrkelis ir realiai laukais, gristais akmenimis. Tai ten dar slidžiau ir lijo. Ir tiesiog prieki mane žmogus nuvirto ir aš neturėjau kur dingti. Tai aš, kad ne per jį virst, aš jau prieš jį nuvirtau ir susitrenkiau galvą biškį. Nu, atsitrenkė šalmas. Ir aš pajutau, kad yra biškis skausmų ir tiesiog pasakiau, kad nebevažiuosiu toliau varžybų. Nei šitų, nei daugiadienės dar turėjau už kelių dienų. Ir dar nuėjau pas daktarus po varžybų ir man sako, kad geriau nestartuok, nes jeigu dar kart virsi, tai yra rizika, kad net gali mirti. Nu taip pasakė, sako, okay. Yra rizika, kad jeigu dar kart nugriusi ir stipriau bus, tai visada yra rizika, kad mirsi, aišku, jeigu griusi ant galvos. Bet toks jau tas sports ir tada, kiek aš nemyniau, gal savaitę ir po to pradėjau iš lėto. Kiek mėnesį ir tada vėl varžybas, bet buvo tas tarpas toks 1,5 mėnesio nieko. Ok, supratau, įdomu, grįšim dar į šitą sezoną ir apie Tudorą. Tai, dar kitas, kad užsikabinčiau, nes pirmas minutės turim užkabinti dar kažko, manau, daug čia fanų pažiūrės, nes tave retai kas kalbina. Tai koks tavo FTP, žinai, kiek vatų čia su kiek kilogramų, žinai, šitą mėgėjų svarbiausia, kiek mikutis gali laikyti. Nu, kaip pasakyti, testas nuo varžybų irgi skiriasi, nuo tas FTP. Tai be abejo. Varžybos treniruotėse padarau, geriausias buvo 20 minučių. 20 minučių šiandien ne FTP skaitos, bet tiesiog 20 minučių. FTP yra valandos, ten 95% 20 minučių. Tai aš 20 minučių padariau 445 ar 7 kažkas tokio. Nu, tai ten gavo 6 vatų į kilogramą. Šitą tikslą buvau išsikėlęs, kad, toks tas tikslas, norėjau padaryti 6 vatus kilogramą ir galvoju, jeigu išeis gerai, neišeis, arti vis tiek bus. Tai tas pavyko ir, tiesiog, ką žinau. Treneris nustatė tą FTP 420 ar 400, dabar 25, nes biški pakilo kitos zonos, tai mes ten, jie turi tas skaičiuoklės visokias, nes pas mumis komandai veda 20 minučių, 5 minutės ir 3 minutės ir dar minutę. Ir kažkokį jie ten padaro zonas, kad sustatyti, aišku, palei tuos, bet ir jie kažkokį skaičiavimą padaro ir padaro to tavo FTP. Supratau, tai man ir iš karto čia klausimas. O tai treneris tau sustato ir visas treniruotės, ir pasiruošimą, Tudor? Jo, dabar turėjau, pirmais metais Tudorėse turėjau vieną trenerį, bet su juo tada jis išėjo iš komandos, tada 2 metus dabar turėjau Olandą, irgi su juo, tai jis viską sustatydavo, man viskas normaliai ir dabar, nežinau, komanda tiesiog nusprendė pakeisti dar vieną trenerį ir irgi tą Olandas, bet
jis kaip labiau specializuojasi į tą vadinamą razdielką, klasikus, nu, labiau į vatus, į tus grynus vatus, o ne 20 minučių ar ten valandos, kaip climberiam kokiam nors ar kažkas tokio. Tai labiau tu stiprius klasikų vatus ir nu, treniruotę specifiką tokią. Tai labiau gal tau Tai, tinkantis? nu dabar aš kiek 2 savaitės tik jį Na, turėjau, nu, tai nežinau, aš su juo dabar realiai yra pirmas 2 savaitės, nu tai tas planas yra, bet toks minitas valandas, kiek yra ten parašyta, tai daugiausiai dabar tik 3 myniau šiandien. Irgi nepavyko praminti, nes lietus, tai sušalau, grįžau ant staklių, damušti paskutinės minučių ar kiek. Lietuvoje čia. Jo, tai treneriai viską nustato, nu, visas treniruotės, kiekvieną ten, mes dažniausiai darom 3 dienų blokas, tai pirmą dieną atkarpos, pirmą dieną atkarpos, nu, kaip vodumaksas, thresholdas ir, nu, ten 30 sekundžių, 40-20 arba ten 5 minutės, 10 minučių. Antrą dieną tada dažniausiai būna, mes vadinam LT1, tai yra laktato zona, kai tau pakyla tarp iki 2 milimolių ten, nu čia irgi aiškint daug, galim kalbėti visą naktį apie tai. Tai irgi pas mane yra tas tarp 330 ir 360 vatų, tai čia važiuoji, aš dažniausiai 3 kartus treniruoti po 30 minučių tais vatais ir ilsies priklauso irgi. Pusvalandį, 15 minučių priklausant nuo, jeigu Ispanijoje, tai kartais trumpiau, kartais ilgiau, nes nuo kalnų priklauso, čia Lietuvoje, tai Kaune labai paprasta, tiesiog Lapių plente ar kur nors link Kazlų Rūdos pasistatai ir važiuoji to lygumą. Tai good. Tikiuosi patenkinau tuos vatų mėgėjus ir galim dabar grįžti tada į praeitį, pavadinkim, o esi pats iš Kvėdarnos, ne? Nu, Jo, esu pats iš Kvėdarnos. Kaip atsidūrei dviračių sportą? Tai nuo pat, sakykime, pradžioj, 5 klasėje pats norėjau pradėti, bet nežinau, tuo momentu tėvai sako, neleisim, negalima kažkas tokio. Sakau, nu gerai, negalima, tai negalima. Ir tada gal 7 klasės gale, tai kiek čia man 13 buvo, prie manęs priejo trenerio Česaičio žmona ir paklausė, ar norėčiau pabandyti. Ir aš toks, buvo dar 2 ar 3 draugai ir sakom, nu pabandom, ką prarasim, nu tai atėjo pats treneris Kęstutis ir sako, nu tai jei norit, galim varyti, nes tipo bus, dabar paskutiniai metai buvom vaikai, tai bus ir čempionatas, ir dar kitų varžybų, tai pabandysim, pažiūrėsim, kaip išeis viskas. Tai taip mane pakvietė. Pirmas gal 5 dienas treneris davė man dviratį su, žinai, ant riemo, kur yra poweras. O, dar gavai tokį dar? O, šaunu. Tik trumpai labai. Aš per pirmus 2 mėnesius gal 3 dviračius ar 4 pakeičiau. Kažkaip greit patobulėjau, matyti. Nu, tai tokia istorija, nu. Bet pakvietė per trenerio žmoną ir tiesiog susidomėjau ir taip. Bet tu žinojai apie, tarkim, Ramūną Navardauską, ten, nu vis tiek? Jo, žinojau Navardauską, daugiau nieko, nes nebuvo iš mūsų krašto, tai daugiau nieko ir nežinojau. Iš tų tokių. Nes aš pats esu, Kvėdarna tai yra labai jau specialus miestelis, kur Kęstutis Česaitis augina dviratininkus ir unikali vieta Lietuvoje. Pavadinkim, nes kiek ten Kvėdarna gyvena pas žmonių dabar, aš net įsivaizduoju, 6-5, kiek ten tūkstančių? Ne. Nu, pačioj Kvėdarnai, aš nežinau, 1000 gal. Kažkai, kiek dar. Bet tu iš pačios Kvėdarnos, ne iš Šilalės, tarkim, ne? Jo, pačioj Kvėdarnai, bet ten yra kiti kaimukai aplinkui, bet sakau, bet kiek čia Kvėdarnai, 1000, 1,5 gal, bet aš irgi netikiu, nes
nesuskaičiavęs tiek. O tai gerai, nu, čia ta, žinai, pradžia, faina, tai, o pavydavo jau laimėti iš karto, ar dar, nu, dar ne taip greitai atėjo viskas? Mm, tai pirmas varžybos buvo pas irgi Šilaliai, pirmas varžybos, palankiau savaitę ir pirmas varžybos vyko to Šilalės Ramūno Novardausko taurė. Tai prisimenu, aš ant staklių nemokėjau minti, nes lankau savaitę laiko. Man treneris duoda ant staklių minti, apšilimą. Aš nemoku. Aš užlipau valandą prieš startą ir man pramyniau gal 2 minutės. Apšilai. Nes tiesiog nepavažiavau, 2-3 kartus gal nukritau. Ir po to tiesiog bandai įsirėmęs mint ir galų gale toks galvoj, ai, varau į plentą paminsiu, bet irgi ta dalyje buvo šalta. Ten tai buvo nesąmonė, jau galvojau, mano dviračių svajonės baigės ties pirmą savaitę. O tai kaip paskui pavyko užsikabinti? Taip, sakyčiau, tos pirmos varžybos nebuvo ten įspūdingai, bet gal iš 40 dalyvių buvau 12 ar kažkiek ten, kažkas tokio. Nu, savaitę lankant nėra blogai, nes tada dar būdavo daugiau žmonių, dabar ten yra 10 ant starto, tada buvo gal 40-50. O tada po mėnesio gal vyko čempionatas Lietuvos vaikų ir tada suvažiavau Razdielkai gal 5-6, o grupinėse 4, man atrodo, finišau su Prokolu. Tai tada supratau, kad gerai jau yra. Ir sekančiais metais treneris įsivežė iškart mane į stovyklą Ispanijoje, pasitreniravau, grįžau ir realiai Razdielką visada finišuodavau antras už Grabauską. Tai turbūt žinai. Aš tavo vardą pamiršau, bet iš Vilkaviškio. Aha, esu girdėjęs, tai Tai aš Grabauskas. kiek bandžiau aš jį įveikti ir niekada man nepavyko. Nu, tai. Bet kiek mes važiavom, gal 5-6 varžybas, bet visada jau mačiau, kad jau viskas gerai ir sekasi. Ir grupinėse nebuvau aš ten taktiškiausias, bet per laiką kažkiek išmokau. Čia reiks paklausti Kęstučio Česaičio trenerio, kaip jis pamato tokius, tarkim, paauglius vaikus, kad iš karto važiuoja. Tai va, nu tai tiesiog tada pradėjo sektis, pradėjo patikti, pradėjo norėti. O tai čia, kiek metų tiem vaikai, kiek čia, 14, kiek čia? Vaikų amžius, tai čia buvo 13, man atrodo, kad ne, 14, į 14 metus eina, tada 15-16 yra jaunučiai. Jaunučiai, ok. 15-16. Jo, tai taip. Nu tai taip ir gavos, ką žinau, pradėjau važiuoti gerai, važiuodavom irgi jau jaunes išvažiuoti. Net jaunučiuose gal 2 metais jau važiavom ir į Lenkiją varžybas su treneriu. Tai aš jau ir ten gerai važiuodavau, to 5, to podiumą gal vieną kartą buvau užsikabinęs jaunučiuose, tai visai neblogai ten man sekės. Ir tada važiavau jau jaunėsi ten su rinktinė, taip toliau. O kaip, Aivarai, sakytum, kur taip greičiausiai tobulėja, iš savo kampo? Tarkim, varžybos Lenkijoje, varžybos Latvijoje, ar jeigu šansas yra, žinai, Belgijoje išvažiuoti? Ai, kur tobulėti geriausiai? Nu taip, kaip esi, tarkim, iš Lietuvos, ne? Ir aš manyčiau, geriausiai tai būtų į Belgiją važiuoti, kur kitur. Ten daugiausiai varžybų mes irgi pamiršau su treneriu, kai buvau jaunutis antrų, irgi išvažiavom į Belgiją ten mėnesį gal. Tai ten pinigų dar duoda, jeigu suvažiuoji gerai. Nu, tai aš ten prisimenu, gal kokius 300-400 įsidirbau per mėnesį, tai jau čia man pinigai buvo. Tai be abejo, tokiam amžiui ten, tai jau čia viskas. Aš toks saldainis kiekvieną dieną valgydavau. PlayStation'as išeina šiaip po 2 mėnesių, po mėnesio gal. Ja. Nu tai sakau, aš manyčiau geriausiai Belgija, nes ten yra ir varžybos, ir dabar, kiek žinau, yra žmonių, kurie yra susidomėję padėtiem lietuviam. Mačiau vienas Kėdainiškis, jeigu neklystu, tai vaikinas irgi dabar nebeišvažiavęs. Jo, Kubilius, man atrodo, jau buvo išvažiavęs, dabar buvo išvažiavęs, tai irgi ten, aš nežinau pas ką jis ten buvo tiksliai, bet žinau, kad jie gan nori padėti, ten kažkokią per dieną turi susimokėti
už nakvynę ir maistą, bet ten nieko ypatingo nėra. Ja, tai Manau, labai smagu. vertingiausias dalykas, jeigu jau nori iš jaunučių, iškart jaunis jau dabar realiai jau turi komandą. Tai jie dar, kai aš buvau, tai dar galėjai prasmukti kažkaip, nes tie ampleriai buvo ir buvo tiesiog kažkokia atspirtis, o dabar jau, manau, iš po jaunučių, jeigu, po jaunių pirmų, jeigu išeisi dar į komandą kažkokią ten, kaip kanibalai, ar yra ten Belgijai tų komandų, ar Prancūzijai, tų development jau jaunių. Tai tokį jau reikia išeiti, manau, jeigu nori kažką siekti. Jeigu neišeisi, tai aš manau, šansai maži. Čia lengviau loteriją laimėti, manau. Supratau, kodėl tai manai, nes ant tiek lygis skiriasi, ne, mūsų Lietuvos ir Belgijos? Ne kad lygis, bet jie tiesiog, jeigu tu Belgijai suvažiuosi gerai, tada paimsi komandą, tada matys, tada tarpusavyje kalbėsis jau apie tave, žinos, o dabar įsivaizduok, gerai, aš nieko nesakau, kad čia Lietuvoje blogai minti ar pačiam tam energus įsivažiuoti, bet tiesiog yra sunku, nes tu važiuoji varžybas, ar ten, kurie važiavo Turkijoje ar Lenkijoje, tokių varžybų Europoje nieks nevertina. Visiškai niekam neįdomu. Tu laimėk 10 varžybų Lenkijoje, negausi jokio kontraktą. Nebent būsi pirmų metų U23. Tada gal gausi. Bet tiesiog ten aš nežinau, aš kalbėjau su daug dviratininkų, tai jie net juokėsi realiai, kad iš tų Lenkijos varžybų, kad ten nieko gero nėra. Iš mano komandiškio ar ten kažkas, tiesiog tokis yra nusistatymas, kad Lenkijoje varžybos yra, Belgijos skačkė. Tiesiog tokia. UCI varžybos ten niekas realiai. Ir dėl to niekas ir neišeina. Lenkas vienintelis, kuris buvo paskutinis gal išėjęs, tai buvo tas Stanislavo Nelkovski, kuris buvo stiprus ir buvo toj development komandai iš SSS. O visi, dabar net Lenkų nėra naujų jaunų sportinių prof komandos. Kiek aš žinau, tai iš jaunų nėra nei vieno. Yra ten tie 25-24 metų visi, bet kad būtų 18 metų, tai aš nei vieno nežinau. Supratau, geras ir įdomus kampas. Tai sakau, turi važiuoti varžybas, kaip mes su ampleriais važiuodom, ar Tartu, kai buvo Prancūzijoje, kai važiuodom, ten būdavo tų daugiadienių, Prancūzijoje, Olandijoje, yra tos Olimpijos turas, ten toks išlikimas labiau, bet Belgijai važiuoja, tada tave pamato, ten vertina jau varžybas kitaip. Jie tiesiog iš nusistatymo, kad tu esi iš tos subinės, jie tiesiog tave nežiūrės nieko. Jiem neįdomu yra. Jokiam komandom apie tave nieks nekalbės, nes ten tarpusavį jo treneriai kokie nors kalbės, sakys, čia buvo geras sportininkas. Bet pro komandas to nemato, kad tu važiuoji Lenkijoje laimi sprintą, jiem neįdomu. Tu turi laimėti Prancūzijoje sprintą ar kažkokias sunkias varžybas, tada tave vertins. Bet tu ten amatorų tos varžybas jo, bet tada turi 10 laimėti, 15 varžybų per sezoną, kad kažkas pamatytų. Pats ar pajutėjai, kad yra žiaurus didelis skirtumas iš jaunių, tai 18 metų, kai tu peršokai tą jau U23, kur Hebra jau atsuka daug stipriau. Ar tau nebuvo tokio skirtumo? Ką žinau, tarp tų, sakykime, pačio to greičio, kaip ten lygumoje ant šoninio ar kažkas tokio, nebuvo, kad labai pajauti, nes mes vis tiek Lietuvoje gyvenam, čia lyguma, tai mes gan greitai važiuojam, kaip treniruotėse, ten jau jeigu virš 3-5 vidutinis, tai jau tu būna važiuoji kem 5 vis tiek momentais po 10-15 minučių, tai taip nebuvo, sakyčiau, nebuvo gan sudėtingai perėjimas tas pats iš šitokias varžybas kaip Lenkijoje, bet tas gal pats smūgis buvo, kai nuvažiavau į Prancūziją ir ten hebrai kalnai jau sprintuoja ir nieks nežiūri atgal, tai aš toks, galvoju gerai, čia jau, aišku, dėl svorio čia skirtumo, nes jie ten 5 kg, 7, aš kaip 7-5, jau, tu turi žiauriai stiprus būti, kad pavažiuotum tais pirmais metais, tai man tokie gal sunkus, daug tų paplyvų buvau,
dar buvau toks biški durnesnis, nu tai paplyvę važiuoju dugnais, nes galvoju, gerai treniruotis. Važiuoji dugnais, kitą dieną vėl gatavas, vėl išplauki, vėl tada tą patį per tą patį. Nu tai geriau nerekomenduoju taip daryti. Geriau jau išplakė, tai jau sėdėt gale, paplyvo, taupyti energiją kitai dienai. Jau geriausias patarimas. Nes Okay. jau varžybose neprisitreniruosi, jau nepasitreniravai namuose, nu jau varžybose. Vėl jau. Geriau sėtis ir tada iš kitos dienos išsisemti daugiausiai kiek gali, nes jeigu tu pirmose dviejose etapuose išsisemsi ir tada dar 3-4 etapai, nu tai jeigu tu ant išlikimo važiuoji visada, nu tai ten tobulėjimo nulis, tiesiog dizelis. Tampi labiau atsparus, bet tas atsparumas toks, kad jeigu kažkas atakuoja, tu vėl gali savo tais 400 vatų, bet tu 600 nebegali padaryti. Nu, tai taip, sakyčiau, nu, nebuvo gan žiauru, bet žiauru Lenkijoje ar ten kitur, bet vat, tose sunkesnėse varžybose su stačiais kalniukais dar ir dabar nėra lengva, na, aišku, skirtumas yra vis tiek tarp tų dviratininkų, bet jau žinai, kaip važiuotojo grupė, jeigu žinai, pas mumis yra komandai duoda irgi tos Velo Viewer, peržiūrim prieš varžybas, mums pasako visus tos key point, kur bus varžybose ten aštrus posūkis, ten po posūkio šoninis pavėjai ar kažkas tokio, ar ten staty įkalnė, kuri bus ten 300-400 metrų, bet kai grupė vienoje linijoje prieš tai, ant viršus jau ten skyla, nes šiam dviratininkui, tai jau 3 grupės, 4, kol tu grįžti, jau priekis arba nuvažiavęs, arba jie tada valgo, tada po 3 km vėl posūkis, vėl įkalnė, tai 2-3 kartai taip ir viskas jau. Grupės nebelieka. Supratau, o tai apie tą svorį biškai užsiminė ir tas įkalnis, o nėra plano kažkokio, kad tau ten tą svorį dabar mest, kad kažkokiais ten ekstremaliais būdais, pavadinkim. Ne, tokių dalykų dabar nieks nebedaro, kaip seniau darydavo, kad ten svorį nusimest būt kaip pagaliukų ten. Dabar mes treniruoti jau, dabar su treneriu kalbėjau, tai jis treniruoti realiai jau sakė valgyt po 100 gramų per valandą. 100, jeigu ilgą treniruoti 120. Tai čia realiai kaip varžybos jau. Tai sakė, varžybose dar didinsim, kai bus sunkios varžybos. Nes tiesiog sako, dabar pamatė jie ten per tuos 2 metus, kad tiesiog dviratininkams jie duodavo 8, bet tu nesitreniruoji to 102 ir tiesiog varžybose nepakeli to kalorijų išdeginimo, nes tu neturi treniruoti pakankamai maisto. Nu, pakankamai maisto, kad tu galėtum tas kalorijas išdeginti, arba po treniruotės, nu, tiesiog organizmas neatsistato. Tai dabar jie sako, mes priėjom prie tokios išvados, kad reikia kuo daugiau valgyti treniruotį, po treniruotės tada valgyti iš karto, protein shake ten ar irgi pavalgyti normaliai, ten karbzų ir tada, jeigu nori, po 2 valandų po pietų užkandi dar, nežinau, kažkokį bananą ar kažką prieš vakarienę valandai, kad irgi turėtų tą anglių, kai sunkios treniruotės. Arba kaip Lietuvoje čia dabar yra šalta, tai sakė, kuo daugiau valgysi, tuo geriau. Nu, tiesiog. Irgi įvairovės, aš irgi sakiau, ar galiu vien guminukus valgyti, nes treniruotį gali valgyti, ką nori. Bet sako, nu toks, sako, jau čia kaip nori, pasikalbėk su nutricionistu, kur turim komandai. Nu tai sakau, gerai pasikalbėsiu, bet dabar irgi pabandžiau, suskaisti, išsikepėm bananą bread, tai pabandėm treniruotėms, tai visai gerai. Irgi tai, toks kaip batonėlis, tai gaunas gerai, tai. Tai išvažiuoji su maišiuku, su kuprinėm maisto, žinai. Ne, aš į foliją susidedu šituos ir tada į maišiuką įsidedi guminukų, ten ar kažko, ar pats būna pakelį. Guminuką ar batonėlį, dabar dar geliukus, 1 ar 2 įsidedi. Nes oras tai labai nuostabus treniruotėms Lietuvoje dabar. Nu, toks geras, sakyčiau.
dėl aprangos nėra, su apranga, kai apsirengiu normaliam, tai nėra taip šalta, bet jeigu jau lyt pradeda, nu, neapsimauni tų velotauzų ar kažko pirštinių nuo lietaus, nu tada jau šali viską, nes tiesiog prie 3 laipsnių, 2 laipsnių, o jau tu mini ten -1, nu, neįmanoma tiesiog jūs išlampė. Nu, liuks, dėkui už atsakymus čia. Manau, mėgėjams irgi galima tas labai pritaikyti, nes e, netgi aš kaip mindavau, tai net bananą vieną įsidėdė ten 2 gal. Dzin ten 2-3 valandas. Jo, Ir tai buvau va, garbės su jumis ponas važiuoti skaistykloje Kauno vieną dieną gražią. Čia nežinau, kažkada buvai atvažiavęs. Čia jau senai. Vajezu, tu čia. mašinė važiuoji, ne? Ne, ir esu mašinoje važiavęs, bet esu ir važiavęs, kaip tu Ai, bet atvažiavai po man 100 kilų. 2 kartus važiavau. Taip, taip, bet Jo, tada prisimenu, tu nukirtai. Plema išduodi čia mano visas gudrybės. Kaip tau nenukirsiu, kai tu važiuoji savo toli 45, 8 savo laiko, Aivaras, 2 valandas, o mes ten tipo sprintuojam. O paskui jau supykai, atsimenu, ir atsukai jau taip skaniai. Tai ką norėjau pasakyti, o tavo stiprioji pusė komandoje, tu papasako mums dabar, ką iš tavęs komanda nori, ar kokios tavo užduotis būna dažniausiai pasitaikančios. Tai dabar, sakykime, stipriausia pusė, nu, tai tokia, kur komanda mane dabar išnaudodavo, tai buvo tokios gal 2-3 ar 2-3 kažkas. Nu, tai sakykime, aš būdavo varžybų, kad nedaug šiemet, šiaip tikėjausi daugiau, nes pradžiai sezono, kai pasidarėm planus su savo direktoru, tai jis sakė, kad važiuosiu dažniausiai visada prieki grupės. Nuvesiu daug kartų, bet aš vedžiau gal 3-4 kartus. Bet irgi buvo 2 kartai tiesiog iš noro, nes grįžau po ilgo tarpo nevažiavęs varžybų, kad sakau, aš noriu prieki vest, kad ir neturim didžiausio lyderio, noriu prieki vest, kad tiesiog pasitreniruoti tą momentą, nu, įsivažiuoti į tą formą vėl atgal. Tada dar būna pačiam tam sprint trainė. Aš dabar, kai važiavau Malaizijoje varžybas, ar ir prieš tai 4 žmogum. Tai sprinteris, 2 už jo, 2 prieki jo ir tada aš. Nu tai aš ten likus 1,5 km pasitraukiu. Nes tie 2 paskutiniai, jie ten tik tais pravažiuoja po 300-400 metrų. Trečias pravažiuoja apie 500 ir paskutinis pravažiuoja apie 200 dupem, kad sprinteriui būtų 200-205 metrų likę. O kiek tavo ten būna užduotis kyla, ten kiek pusantro, 2 kilų? Nu tai priklauso, čia užsiemam poziciją, mes dabar kai buvom, taip dažniausiai, nu, kilometrą, buvo ilgiau gal, 2 km, kažkas 2-2,5 buvo. Dažniausiai buvo 1,5, aišku, bet, nu, tokie ilgesni tie traukimai buvo. Ir dar to momentu gale turi dar užtraukti, kad jiem greitį pakelt. Tai čia sunkiausiai būdavo, kad tu turi apsiskaičiuoti, kad Taip, kad ne per anksti, ne? ir dar tuo momentu pagreitėt. Nu, tai čia buvo daug visokių. Ir daugiau, nu, tai irgi, nu, vat, kalniečiui kokiam nors padėti poziciją užsimti prieš kalną. Nu, vat, taip jie mane kaip ir panaudodavo. Ar ten dar, vat, būdavo, jie 3 duodavo, davė nuvažiuoti gal 2 ar 3 kartus. Į pabėgimą pavadinkime. Taip, į pabėgimą. Nu, šiemet gavau, kiek šansų gavau, tiek šansų ir viską padariau taip, kaip reikėjo. Nu, ten nuvažiuoti pabėgimą, visada nuvažiuodavau. Gal vienose varžybos nenuvažiavau, nes dieną prieš tai dirbau. Nu, tai sakau, sorry, Hebra, aš tikrai nevažiuosiu, nes aš jau gatavas. Supratau, visi matėm tą, nu ne visi, čia tikiuosi daug kas matė tą Malaizijos ten antrą vietą, kai truktelėjai, pavadinkim. Ten irgi buvo ir sėkmė, ir labai kortos sukrito, labai gerai jaučiausi, aišku, bet tiesiog puikiai. Ir nusistatęs jau buvau, realiai dieną prieš buvau jau nusistatęs, kad gali būti gerai. Nu, toks komanda dar norėjo su sprinteriu sprintuoti, bet aš toks buvau labiau realistiškas ir galvoju, nu, gal įmanoma, bet žinant, kad 2 kalnai po 6 minutės, GC rideriai važiuos dugnais, nu tai
gal jiem išgyventi ir nėra šansų tiek daug. Tai Nu tu tai aš pabėgai toks į galvoju. pabėgimą, ne? Nu aš toks, ne, kaip? Nuvažiavai į pabėgimą, ne, tą dieną. Aš nuvažiavau į pabėgimą likus 3 kilometram. Tad Aaron Gate'as šoko, paskui jį žmogus ir aš tada peršokau ir tada buvo prieki, už manęs buvo iš Total Energies komandos lyderio komandiškis ir jis man šaukė važiuok, nes ten buvo irgi čia situacija dabar išsiplės daug. Tai Išsiplės, prašau. Uno X komandos, iš Uno X tas Haaland Johannesen, kažkas tokio. Buvo 3 sekundės už GC, 3 sekundės atsiliko GC, nes jis buvo nusprintą laimėjo, tai buvo 6, bet tada 3 gavo ir liko, ir galutiniam sprintai yra 10, 6, 4. Ir jeigu jis būtų finišavęs 2 arba 3, jis būtų perėmęs GC pergalę, laimėjęs pergalę. Tai jie, kaip ir sakykim, tai taip ir sakau, pasisekė, kad jie mumis paleido. Tada Uno X dar bandė gaudyti, bet jie neturėjo jau raiderių, kur gaudyti, nes buvo tik tai sprinteris ir tas GC raideris, tai jau nežinojo, ką daryti. Ir taip mums nuskilo, kad mes nuvažiavom. Aš prie Aaron Gate'o privažiavau, sakau, nekeisiu tipo. Ir jis man rodau, matau, kad jis nepatenkinus, bet sakau, nu aš nieko negaliu padaryti. Tai jis pagavo tą žmogų, kuris atryvė, buvo nuo pačios pradžios varžybų. Ir man sako, tipo, jau rodo keist. Aš toks pravažiavau 5 metrų. Nu tokį, net nevedimą. Pakeičiau ir jis tada žiūri veda. Ir aš toks galvoju, nu gerai, pakeis po 1 kilometro, nuo atakuosiu, nes sprintą šansų 0, dar liksiu 3. Tai aš toks galvoju, nu gerai. Jis pakeitė ir žiūri, praradinėja greitį ir aš toks tik tais su tuo savo pagreičiu, nes aš po jo ratų tokį pagreitį pasiėmiau, atakavau, bet tas už mane žmogus iš Kert Pharma komandos ispanas dar padėjo tam Aaron Gate'ui 100 pm ar 200 metrų. Per kamerą nesimato, bet ten 100 pm ar 200 metrų ir jam tada greitis dasidėjo, kad jis peršoko pas manęs. Jeigu ne šitas žmogus, nu būčiau laimėjęs varžybas. Nu, bet ką jau padaryti, taip jau ir. Bet čia geras ir jau lygis. Ir matau, tas, kur tu sakai, Haalandas, Johannesenas ir nelaimėjo GC, laimėjo kitas. Jo, laimėjo tas iš Total Energies komandos, kurie mumis paleido, mes 3 prieki buvom ir nebebuvo bonusų sekundžių jokių. Ir jiems sukrito gerai, ir mums sukrito gerai, nes kitaip, nu irgi ten nebebuvo ir realiai nebebuvo komandiškių, kas galėtų padėti. Mes turėjom vienintelį iš komandos 3 žmonės iš Tudoro, visi kiti po 2 turėjo. Vienas lyderis, kitas sprinteris. Vienas ten lyderis, kitas padės, bet jie nepadės, jeigu jiem ten reikia išsaugoti GC poziciją. Taip. Tai ir taip, nu, tokia situacija gavos, bet čia visada, nu, po 8 dienų varžybų visi jau nori realiai baigti. Tai taip ir atsitiko, nu čia pasisekė ir tiesiog varžybas skaityti reikėjo. Taip, daug varžybų tai būna. Taip, 8 dieną tau koja paėjo, kaip sakoma, ne? Na, buvo gerai tikrai. Nu, liuks labai gražiai tą makę, pagaliau laimėjai ir labai reklamuoji Lietuvos gražią, pagaliau lengva. Žinai, žiūrėjau kažkokį etapą. Aivarą labai lengva atrasti dabar, kai savo Lietuvos čempiono makę, tai balta šviečia iš toli. Nu, tai gerai, kai jau matai. O kaip Lietuvos čempas buvo? Papasakok apie Lietuvos čempą, kaip buvo. Tai Lietuvos čempas, Baltijos šalių čempionatas, pavadink. Baltijos šalių čempionatas. Nėra tam daug ko pasakoti. Tiesiog pirmas kalnas ir aš jau žiūriu, Neilanzas ir Skuinčias pakėlė šiknas. Ir galvoju, o aš pačiam gale. Ir galvoju, dabar bus sunkiai 5 minutės, bet jeigu išgyvensiu, bus vis gerai. Aš žinau, kad aš neišplauksiu, nes aš taip gerai jaučiausi, aš galvoju, aš nusižudysiu, bet aš jų net, tiesiog peršoksiu per visus, jeigu kad ir visi plauks. Tai ant viršaus kalno mes ten atskilom, buvo nuvažiavę ten tie 20 žmonių prieki ir aš su Roku ir Talačka, man atrodo, buvom 3 likę, paskutiniai, kurie įsėdom.
Ir Rokas veda ir liko ten 20 metrų. Ir aš dabar Rokui dar sakau, tipo, vos neišplaukdinau aš šitą. Bet jisai veda dugnais ir tada pakeitė ir aš nusėmiau taip, kad jam užuovės nebūtų. Nes Lietuvos čempionatas, tai draugų nėra. O čia tavo draugas dar. Reikia dar sakyčiau nieko, tai sės kontratą važiuojam, bet čempionatą tai jau galvoju, reikia visiems duoti pavalgyti. Tai davažiavau ir tada privažiavau prie, nes, įsivaizduok, mes važiuojam normalias, sakykim, pro lygio varžybas. Pas mumis biški kitokie lygio pajėgumas. Tai nuvažiuoju į priekį su Hebra jau suktis. Tai mes sukamės Madis, Skuinčas, Neilandsas ir aš. Visi kiti gatavi, nieks neveda. Ir aš pasižiūrėjau dieną prieš, koks vėjas bus, kas bus, kaip bus. Ir ten buvo pasisuk į kairę, miškas, ir iš miško išvažiavus, belė koks šoninis, 3 km per valandą ir 3,5. Ir aš privažiavau prie Hebros, sakau, mes per daug žmonių turim, davai išeinam, aš pirmas pradėsiu, pasiaukosiu beveik, jeigu atsitiktų kažkas, bet dugnais einam. Tai ten buvo kilometras 300. Iš 25 žmonių likom 12, gal. Pusė atsiliko. Jau manau, tu istoriją esi klausys iš žmonių kitų. Ne, ir tada sekančiam. Pasakok. Tai tada sekančiam rate, tai po šitos atakos žiūriu, vienintelis tas Eimantas Gudiškis. Ir aš toks. Nu gerai dabar. Ir keli variantai. Arba aš atakuoju vėl toj pačioj kitam rate, arba ratukose gal kažkaip kažkas atsitiks. Ir aš prie Skuinčio privažiavau ir sakau, ar bandom kitam rate tą patį. Ir jis man sako, nebandom. Ir spėk, ką kitam rate daro Skuinčias. Jis išėjo ir iš pagreičio eina vėl toj pačioj vietoj. Ir aš galvoju, blema. Man, tipo, aš nesitikėjau, bet gerai, kad spėjau iššokti. Iššokau ir sukamės. Ir tada po posūkio atsisuku ir žiūriu, Eimantas už, ten, realiai su ranka jau pasiektų mumis. 10 metrų po posūkio. Bet aš pirmų žmogum buvau. Galvoju viskas. Aš dabar arba laimiu varžybas, arba nelaimiu varžybų. Dugnais, 2 km 3, nežiūrėjau atgal, nieko net neparašiau, kad kažkas keistų. Atsisuku, nebėra nieko. Ten buvo minutės tarpas. Man, jeigu nedaugiau. Ir tada tiesiog sukomės su visa Hebra ir kol pradėjo taškytis ten jie. Aš irgi nenorėjau, kad jie per anksti, nes aš sakau, koks mums tikslas, mes važiuojam 5, 4 iš jūs važiavom, buvom 6 grupiai, 4 keitėme. Sakau, koks mums tikslas taškytis likus 3 ratam. Sakau, čia neturi de Francas kažkoks, nieks nežiūrės šitų varžybų. Tai Hebra sako, gerai, pradėsim taškytis likus 1,5 rato. Ar 2 ratam ar 1,5. Galvoju, ir man gerai, jiem gerai, jie tegu taškas, man tai... Nes aš jau jaučiau, kad aš biški atidaviau per daug energijos pradžiai, nes norėjau viską padaryti, kad tik iškart laimėti realiai čempionatą. Ir man tada tai buvo, kad likus 2 ratam, 1,5 rato jie pradėjo atakuoti ir man pradėjo kojas traukti. Ir aš galvoju, čia nėra gerai. Aš žinau, kad ir 3 minutės už manęs, bet jeigu man sutrauks kojas normaliai, tai tos 3 minutės pradings greitai. Tai... Dar galėjau gertuvę paduoti, dar vieną gertuvę pasiėmiau, išgėriau gertuvę, geliuką, kažkaip taip savo ramiais tais vatais, tai net ramiais 300 vatų, gal 208 aš ten važiavau, tiesiog, kad greitį palaikyti, laikau greitį, kad būtų virš Kem 5, nes, jei iš Kem 5 gali tikrai nieks Kem 5 nevažiuos, plius minus nevažiuos. Ir toks, nei jie artėja, nei aš, tai toks, po biški savo tempų ir davažiavau iki to finišo realiai. Nes pasiniai 1,5 rato, tai aš ten miriau. O dėl ko tau traukė kojas? Per mažai gėrei vandens, kaip tu galvoji, o tiesiog per daug? Tiesą sakant, aš net neįsivaizduoju, nėra buvę tokio dalyko.
nėra buvę tokio dalyko, kad man trauktų varžybas į kojas. Aš manau tiesiog nuo varžybų sunkumo ir kad aš neįsidėjau druskų į gertuvės pakankamai, manau. Biški, gal tas galėjo įtakoti, kad nedasidėjau druskų, nes aš labai daug gertuvų išgeriau, aš planavau išgerti tais 6 ar 7, aš išgeriau 9 ar 10 gertuvų per 4 valandas, kur aš galvoju, 6-7 palei viską per akis. Geliukų irgi pasėmiau ten į valandą 100 kiam gramų, suvalgiau dar 3 papildomus geliukus, tai ten galvos man 100 ar 107 į valandą karbų. Ir aš galvoju, čia nesąmonė yra. Kodėl taip ir aš treneriu kalbėjau, jis sako, tiesiog ir sunkios varžybos ir gal kažką kelios dienos netai padarėjai, ar ten, čia tiek daug visokių. Biškis stresiukas dar, nes jau tą maikę žvejoja jau čia 3 metus, kiek čia 5. Jau prieš, kiek, jo 4 metus ir dabar 5 pavyko. Taip, nes aš jau irgi, čia Aivaras nuvažiuos, jau galima čia, jeigu būtų lažybos, dėt 1000 eurų už mikutį, vis tiek proraideris. 1100. Jo, panašiai. Arba praloši, žinai. Nes tas sportas, žinai, nukrisi dar kas nors grandinė, mažai kas, dviratis perlūš ir žiūrėk, viską prapylės. Tai, o tu, nes aš galvojau, tarkim, tavo specializacija, bet kalbant, tavo tas įdėsna man labai labai panaši į Remko, individual time trial, jeigu tam asmeninėse varžybose laikui. Pats mažai važiavai šį metą, ne, tų vadinamų rasdėlkų mūsų slengė. 2 čempionatą ir dabar paskutinės tas Krono de Nación važiavau. Nežinau, tiesiog būčiau dar galėjęs važiuoti 1 ar 2, bet ten mane į daugiadienes tas paėmė, bet aš tada griuvau ir nebegalėjau tiesiog važiuoti tų varžybų. Viskas išėjo taip, kad neišėjo pravažiuoti daugiau, bet aš su komanda kalbėjau, kad kitiem metam mane dėtų į daugiau varžybų su TT ir aš noriu pažiūrėti, ar aš galiu įvažiuoti tą top, nesvajoju aš apie top 10, bet top 20, top 25. Jeigu įvažiuoju į top 25, top 30, blogiausiu atveju. Nes jau jeigu tiek treniruojas, tiek pastangų įdėjau, tiek neįvažiuojant, tada sakysiu, neverta treniruotis. Gerai pasitreniruoju tam čempionatui, kad laimėt, bet daugiau ten man dėti energiją, nes tai čia labai ir specifinis darbas ir labai pavargsta pečiai, tai tada visas kūnas tiesiog man bent jau, aš nežinau kaip kitiem būna, man nuvargsta ir aš negaliu kitą dieną taip intensyviai treniruotis. Aš turiu 1 dieną jau vėl ramiai minti ir tada galiu poilsis ir vėl galiu iš naujo kažką daryti, bet nėra taip, kad aš ten galiu kiekvieną dieną su tutu daužyti. Bet, jie suprato, kiek aš tikiuosi komandą, ir žiūrėsim, kaip čia bus kitą metą. Tai linkim, aišku, kad pasirodysim daugiau. Turėčiau daugiau startuoti. Ir jeigu įvažiuoju tą top 20, top 25, tai sakysiu, gerai, važiuojam toliau. Treniruojamės toliau tada. Bet aišku, čia viskas priklauso vėlgi nuo reljefo. Tai vėlgi, jeigu bus etapas, kur ten su kalniuku. Tai jeigu ten bus 3 km, 4 km, 7-8 procentai ten šansų 0, bet jeigu ten bus kokie 2 km ir 5 procentai, tai aš dar tokį galiu važiuoti. Čia palei labiau pacing planas jau, palei pacing planą jau tas greitis susidarys, ten daugiau į tą kalniuką, tada prieš kalniuką, daug sudėtingų dalykų. Žiūrėk, paklausiu, tai toks kaip iš medžio iškritęs. O tai kodėl nevažiavai pasaulio čempionate, Europos čempionate? Nes važiavau Malaizijoje varžybas. Nes vietos neturėjau. Man komanda moka algą, tai aš turiu su komanda važiuoti. Kur komanda pasako, taip. Labiau kur komanda pasako, tai ką žinau. Tiesiog, aš prašiau jų, sakiau, ar galiu važiuoti, bet jie sako, geriau bandom važiuoti Malaizijoje, gal turėsi ir savo šansą netyčia. Ir toks sakau, gerai, nes pasaulio ar taip nebūčiau važiavęs, nes ten nesąmonė tiesiog važiuoti. Dėl 200 km ar 100 ten šiam pravažiavimo tai neverta, nes tiesiog per sunkios varžybos tokios.
Dar Tai čia kad ar reikia turėjom vietą mes? 2-3 metus pavažiuoti, gal tada galėčiau važiuoti kažką tokio. Bet tai ar turėjom Lietuvo vietą? Nežinau. Neturėjau, Tiesą kiek žinau, sakant, pasaulio čempioną. nežinau. Bet kad ir būtumėm turėję, sakiau, nebūčiau važiavęs. Nes, ne tavo reljefas, pavadinkime, ne? Jo, Nes o Europoje irgi, jo, tu galėjau važiuoti. Norėjau tu važiuoti, bet sakė ne, tai sakau gerai, jeigu neturiu važiuoti šitos varžybos, tai taip ir darom. Nes pernai buvo nuotykis, aš atsimenu, žiūriu, kur Mikutis, TT čempionatė Lietuvos nėra, nes varžybose dalyvauja ne už komandą irgi pernai. Jo, bet aš irgi jų Tai tą dieną, kai paskutinis etapas buvo Lietuvoje TT. Bet irgi pas mums Lietuvoje tą TT padaro trečiadienį. Tai gerai, kad ne pirmadienį. Gal ne trečiadienį. Ne trečiadienį, atsiprašau. Savaitę prieš. Čempionatų grupinės, taip. Taip, nes mes kaip jie daro tas varžybas kitose šalyse, jie turi savaitę prieš daryti. Tai čia dėl to neišeina, nes realiai ta savaitė yra skirta čempionatam, bet Lietuvai tiesiog neišeina. Aš kiek suprantu, kitą metą turėtų išeiti palei viską, nes jeigu vyks viskas Panevėžyje, ar kur čia dabar, palei viską Panevėžyje, tai ir grupinės, ir tatūnų, tai tu pravažiuoji ten ketvirtadienį ir penktadienį ir tada sekmadienį grupinės. Ja. Supratau. Tai palinkėsim daugiau tau TT ir kad gal Europos čempio, kaip tu sakai, top 20, top 10 iššaukti. Europos čempionų priklausys nuo start listo. Šiemet, manau, irgi galbūt įmanoma buvo važiuoti tą top 10 beveik. Manyčiau, top 15 tai 100%, bet beveik ir top 10 galėtų būti važiavę. Galėčiau važiuoti. Bet jeigu būna metų, kad ten buvo pernai, tai aš realiai tarp elito buvau 12, man rodos. Jeigu būčiau tik su elitu startavęs, tai būčiau 9 gal finišavęs tarp elitų. Tai irgi neblogai. Bet irgi buvo kitoks start listas. Čia daug kas priklauso nuo ką kiti važiuoja, kokios varžybos. Be abejo, o dabar papasakok mums, kur nežinom, tarkim, mane pro komandų, kaip jos organizuoja tas stovyklas Ispanijoje, nes mano taip įsivaizdavimas, kad visi suvažiuoja iš visų kampų ir jūs ten mėnesį, nežinau, ten whatever, kažkiek laiko, visi kaip darni šeima, ten nežinau, name man gyvenat. O kaip iš tikrųjų, kaip realybė? Tai pas mumis komanda dabar, daug komandų taip, aš nežinau, ar kitos komandos taip daro, pas mumis komanda visą viešbutį išnuomoja. Tai dabar važiuosim, bus stovykla nuo 8 iki 22 gruodžio. Tai kiek čia gaunasi 14 dienų, bet pirmas 2 dienos ten bus nuotraukų darymas su nauja apranga ir taip, tokios labiau apie nieką realiai, laisvadieniai. O po to irgi, po to jau pradėsim treniruotis, tai taip ir vyks, tiesiog atvažiuojam į stovyklą, dažniausiai, kiek aš dabar pernai probau ir dabar, tai manau taip pat viskas vyks, kaip ir vyko. Tai atvažiuoja pirmą dieną ten nuotraukas darys su apranga nauja ir ant dviračio bus ten žurnalistų daug, su kuriais ten priklausys, ką kalbins. Dažniausiai kalbins visus lyderius. Tai jiem visą dieną užimta. O toliau, nežinau, aš ten planų, kaip ten dabar vyks. Bet kaip pernai vyko, tai buvo taip, mes stovykloj, atsikeli ryte, pusryčiai, pramini treniruotę, grįžti po treniruotės vėl pietus ir tada prieš vakarienę turėdom bendrą susitikimą kiekvieną vakarą, aptarti kitą dieną ir aptarti ten kažkokį, nežinau, ar naujas sponsorių, kaip ten su juo būti, ar ten naujas sponsorius kartais atvažiuoja vidury stovyklos. Ar tas pats sponsorius tik su nauju kokiu nors šalmu, kaip pernai buvo, ar, nežinau, bateliais, ar kažko, ir jie ten parodo,
Ar, nu, daug visokių. Mes patys, kaip raideriai, tai nieko neplanuosi, jie ten suplanavę viską būna ir tiesiog viskas jau tu ateini, prabūni, nu vakarienį ir mėgo. Supratau. O kaip su Ala Filip bendravot kažkiek ar nelabai? Aš su juo sezono metu gal buvau susitikęs tik vieną ar dvi varžybas ar vienas. Gal tik vieną startavau, o dviejose buvau susitikęs, bet šiaip stovyklai buvau su juo ir prieš susitikimą ir daug buvo tų visų komandų mitingai. Nu, tai paprastas žmogus, ką aš žinau. Nieko ten nėra išsišokęs, nieko toks paprastas atrodo. Įsivaizdavau gal labiau tokį. Neįsivaizduoju, nu. Dažnai prancūzas su savo ego. Ala Filipas, nu, toks įsivaizduoju, kad Ala Filipas, nu. Bet jis toks paprastas. O Fabio? Kancelara, kaip čia ištarti? Tai irgi, nu. Bet ar turėjot, tarkim, kokį one-on-one, ta prasme, ar pasikalbėjot, turėjot kažkokį 5 minutės tiesiog pabendrauti vienas su vienu prieš vieną? Su Fabio Cancellara. Su juo, jo, esu turėjęs porą kartų, nu tai tiesiog paklausė jisai, kaip jauties, kaip tu. Nu, biški pasikalbė, bet ten irgi, nu, dėl kontrakto, kai kalbėjom, irgi biški pasikalbėjom, jis ten, nu, irgi atrodo malonus žmogus. Nežinau. Nežinau, ką pasakyti. Ne, man tiesiog įdomu, žinai, yra kažkoks vas etapas, va dabar 300 minučių, čia su Fabio Cancellara, tiesiog apie gyvenimą, apie bet ką kalbėsit. Tipo, kiekvienas dviratininkas atskirai, ar... Jo, kad va tai va, grinai vienas ant vienas įsėdė, žinai, va, nu, kaip komandos dalis. Taip, vienas ant vieno nėra, bet tiesiog būna ten mitingai suplanuoti kiekvienam ten, ar su keliais, ar su tavo treneriu ir su tuo ne Cancellara, bet su kitais ten būna ten treneris ir direktoras koks nors ar kažkas tokio. Susiplanuoji ir tam kalbės apie planus, apie ateitį, ką darysit, kaip kas. Nes dabar, kiek čia, siekia ir pasiekia, net tu dar kaip komanda, kad būtų aukščiausio lygio komanda, nes dar neturėjo to pro turo pasaulio. Dabar mes dar nebūsim Volturo komanda, nes mūsų komandos tikslas dabar buvo, nes jie susikūrė tų 3 metų blokas, kai tu gali tapti Volturo komandą. Ir jie susikūrė 1 metais, o 1 metais jie norėjo rezultatą, bet vis tiek tu negali iškart forsuoti rezultatą. Ir tų C taškų daug. Taip, bet jeigu tai ir jie norėjo, jų tikslas buvo per paskutinius 2 metus tapti top 2 geriausiam pro komandom. Nes kai tu esi top 2 geriausias pro komandos, tu gali rinktis visą kalendorių. Visas Volturo varžybos, visas varžybos kokias nori. Volturo komandos turi važiuoti visas Volturo komandas privalomai, bet 2 geriausias pro komandos, jos važiuoja ką jos nori, renkasi palei save. Nes būna kartais ten ir geros pro varžybos, ir Volturo varžybos kartu, ir Volturo komandom ten kažkas zavalino, kažkas ten susirgo ir neturi žmonių. Turi ten iš development komandos imti ir toliau. Tai žodžiu, tą Tudoras išsikovojo, nes šiemet gerai pavarė. Jo, šiemet net buvom, dabar nežinau, 12 ar 13 geriausia komanda pasaulyje. Tai jau kaip, sakyčiau, neblogai. Jeigu tai būtumėm, pirmus metus tai būtų jie daugiau, ten, man rodos, 4000 taškų pelnę, tai būtumėm Volturos kitais metais, bet tiesiog neišėjo taip. Nu taip, nes čia per 3 metus taip greitai. Naujas projektas, tai sudėtinga. O žiūrėk, dar kitas klausimas bus tokius kaip iš gatvės. O tai Aivarai, kada važiuosi Tour de France, Giro d'Italia? Nežinau. Aš tokių dalykų neplanuoju, čia svajot gali daug. Tour de France gal kitais metais dar nenorėčiau važiuoti, biški per sunku, bet gal Grand Tourą, nežinau, Giro gal ne, bet Vuelta, nu, būtų smagu praminti kitą metą, bet irgi čia priklauso nuo
dviratininkų, nes pas mumis daug komandų yra tų star riderių, kurie mina po 2 Grand Tourus. Nu, kiek 2-3, nu tai jau dubliuojasi, tik 8 gali startuoti, nu tai jau ten yra gal 15 riderių vietos per visus 3 Grand Tourus ar 17, nu tai jau turi stiprus būti ir naudingas komandai, nu bet sakyčiau, kitą metą, nu ateinantį sezoną, jei neateinantį sezoną, tai tikrai dar ateinantį 27 metų, manau, jau tikrai minčiau. Ir čia, kaip pas jūs komandai, tu vienas iš jaunesnių esi, nu aišku, čia yra irgi Veisas 23. Ne, trečias palei jaunumą, man atrodo. Nes dabar nauja viena. Rafaelas pasiskaičiavęs viską. 22 matau yra Rondel. Jo. Nu, smagu. Ir 300 žmonių, ne? Jeigu čia gerai rodo Pro Cycling Stats. Jo, tai maksimalus skaičius yra, kiek gali komanda turėti rider. Jo, čia pas jūs komanda čia skaitis. Net per daug nežinant ir čia pamatai jau tokias kelias pavardės, kur ok. O kaip atsirenka tiesiog pagal formą, ne? Kažkaip Ignato Konovalovų klausdavo, tai vis tiek žiūri, kokia ta forma ir, nu, tiesiog pagal tai atsirinkinė, tarkim, vėliau jau. Sezono Sakyčiau, į Tour de France, nu tai jau nuo pat metų pradžios pas mumis buvo sudėta, kas važiuos. Jau žinojo realiai žmonės, kurie važiuos, bet jiem nebuvo 100% pasakyta, nes tu nežinosi, jeigu tu labai blogai važiuosi. Taip, arba susirgsi ten dar. Nu, tai tu nevažiuosi, aišku, čia jau savaime tas jo, bet sakykime, nu taip. Supratau. O žinai, ką noriu pasakyti? Tu, kokia tavo savybė galvoju taip leido, kad tu taip užsirekomendavai? Nes ką aš prisimenu, iš keletą nuotrauką sumatęs, stovykla kažkur buvo, ar taip patys dar su ampleriais važiavai, Ispanijoje ten jūs visi stovyklaujat, o dar Aivaras papildomai dar ant kilimėlio, ten tempimų pratimai ir, tausme, kiti jau galėjo telefonę sėdėti, kas vis tiek šiais laikais įprasta ir ten čilint pavadinkim, o Aivaras dar papildomai, dar prasitempia, dar po porą pratimų padaro. Ar tai tiesa, ar čia tai tiesiog man taip vieno nuotrauko pasivaidena? Ne, nu tai čia tiesiog nuotraukas. Ten buvo pas visus pakvietė, kaip ten pasakyti, rytinės mankštos. Šiaip pirmais metais, kai aš development komandai buvau, nu, tai jie pasakė, ateikit visi rytinės mankštos, parodysim, ką daryti prieš treniruotę. Bet jie ten parodė, nu, tai yra dviratininkų, kuriem tinka tas ir kuriem tiesiog nepatinka. Nu, tai pasirinkti, ką nori darai. Aš taip pats pats tą apšilimą prieš minimum tokį padarau ten 5 minučių. 4-5 minučių, nu tokį labai jau primityvų ir paprastą, kad įjungtos raumenys, kurie dirbs. O po treniruotės? Po treniruotės, nu tai kartais nueinu masažą, vieną kartą į savaitę, kas antrą savaitę. Priklauso irgi nuo ką turiu daryti. Nu dabar biški labiau užims, tai dar nenuėjau, kiek myniau, tai reikės jau ryt ar poryt nueiti. Čia Lietuvoje? Bet šiaip tai... Kur? Kaune čia? Jo, pačiam Kaune. O šiaip tai pasidarau, turiu elektrostimulaciją. Ant kojų užsidedu tokį kaip kompaksą. Turbūt kompaks jau žinos. Tai užsidedu tokį ant kojų ar ant nugaros, jeigu biški pavargus labiau. Ir prieš miegą padarau tempimo pratimą. Daugiau ten nieko. O kaip pro rideris esi, naudoji kažką dar papildomai, nežinau, ten ką, cukraus lygio stebėjimą, ten kur ten vos nekišasi, ar ten būpą tą patį naudoji, ar ne? Ne, nieko nenaudoju, kažko ypatingo. Pulsometrai ir vat. Voltas, kas pas tave, boltas? Vahų boltas, jo. O tada kitaip, dar dviračiai pas jūs visi vienodai, ar pas Alą Filip geresnis ir greitesnis? Greitesnis. Ne, nu,
jis yra BMC turi tus Masterpiece, kur sveria 200 gramų mažiau, gal 105 gramų mažiau, nežinau kiek ten tiksliai. Mhm. Nu, bet, ką aš galiu pasakyti, šiuo momentu aš manau, aš turiu specialiausią dviratį su Lietuvos spalvom, nu, tai man tai Teisingai. nesvarbu, ką. Žiauriai gerai atrodo ta nuotrauka. O kiek, tarkim, tokio dviračio tu turi, Kaune? Ble, man nesakai, kur gyveni, nes paskui, žinai, čia. Tu Kaip BMC, sakyt, tarkim, BMC dabar su ta specialia Lietuvos vėliava, tarkim, turi tu juos 2 ar 1? Kiek tu tai jų turi? dabar gavau vieną namuose ir vieną ar du varžybom. Nežinau, man rodos, kad vieną varžybom ir tada atsarginis jau bus paprastas raudonas, kaip ir buvo. Nežinau tiksliai, man atrodo, kad bus paprastas, o gal dar du irgi bus spalvom. O tai dabar Lietuvoje kokį čia daužai dviratuką? Ta patį? Tai kur minėjau sezono gale tą gavau su Lietuvos spalvom, pasiėmiau šičią mintį, bet dabar su tokiu oru turiu gravelį, tai su graveliu plentė minu, kad biški lėčiau važiuotus, nes vis tiek reikia vatų važiuoti virš 200, 203, 200 kem. Nu, tai jeigu aš ten su plentiniu važiuosiu prie 4 laipsnių kem KMH, nu, tai man kojas, rankos viskas nušals. Tai aš jau geriau važiuoju su graveliu, važiuoju ten 30-32 plentu ir viskas. Nes pačiu graveliu dabar, kai šlapia, tai nesąmonė, tiesiog susipurvini visas, dviratį sugadinsi, daugiau nieko nebus. Tarp kitko, buvai gravelio, vieni ten buvo jau, ne tai, kad išsigandę, bet, sako, Mikutis atvažiuosi į gravelio varžybas. Ką ten padarė? Tai čia irgi istorija. Aš iš po Malaizijos grįžtu, jau važiuoju namo ir matau žinutę iš vieno iš pagrindinių to komandos nebos, nežinau kaip čia pavadinti, nu, jis atsakingas už daug dalykų. Iš vadovo vienas jau. Ir pamačiau žinutę ir galvoju, jau supratau, gravelio varžybų nebebus. Aš net neperžiūrėjau dar žinutės. Ir matau, kaip jis man sako, tu turi atvažiuoti Paris Tours varžybas, kad, tipo, nes komanda nebeturi dviratininkų. Ten vienas susirgo, kitas nebeturi motivacijos važiuoti, vienas baigė karjerą ir nebenori važiuoti, vienam ten bitė įgėlė, ten 3 ar 4 raideriai dingo. Ir aš toks pasirinkimo neturiu, noriu pasiruošti tom varžybom krono ir noriu pravažiuoti gravelį. Tai nei gravelio pravažiavau, nei krono gerai pasiruošiau, nuvažiavau ten į varžybas, DNFinau, nes jetlagą turėjau belę kokį. Pramyniau 2,5 valandos ir išjungė. Maitinaus viską dariau, išjungė taip, kad negalėjau, galiu minti 205 vatų, 300, bet grupiai neįsidėsi 300 vatų. Tai toks, privažiavau prie mašinos komandos, ten buvo gal iki 100 kilų. Sakau, aš sėdu, sakau, man čia tiksla dabar važiuoti dar 1,5 valandos ar 2 dėl nieko, tai neverta. Bet laimėjo Komandžiokas, Trentinas. Jo, Komandžiokas laimėjo. Tai aš buvau žiauriai nustebęs, jis jau 3 kartą laimėjo. Jam jau metų 3,8, man atrodo. Ar 3,7, nežinau dabar, nenoriu pasakyti per daug. 3,6. 3,6, atsiprašau. Suseninau labai. Nu, iš išvaizdos jo, 40, atrodo. Nu tai ir visai gerai. Nu, bet čia legendinis jau šitas Trentino, Mateo, Trentin. Mhm. Irgi paprastas, ne? Italas ar nepaprastas? Nu, sakyčiau, ne. Nėra irgi joks iššokęs. Nu, visi paprasti. O iš tų, yra, tarkim, aišku, pora. Kas? Ne, sakau, yra pora, bet ten, aš nesakysiu, kas tokie, ne, ką daro. Be abejo. Bet ypatingų vis tiek yra visokių žmonių. Taip, o pačiam, tarkim, kai dalyvauji ir matai, tarkim, iš šono, ne, jau ten super, tu į megastarai, Tadėjai, Remko, kurie tokie išsišokė, ar tai mes matom, ką matom kamerose, tiesa, ar, žinai, kad Remko, nu, toksai biški kartais atrodo per daug jau ten. Ar čia tik tai? Aš su Remko nežinau, ar varžybas važiavau šiemet. Ne, aš nesu, man rodos, su Remko važiavau vienas varžybas. Pirmas jo varžybas, kai jis grįžo po savo traumos ir laimėjo tada. Mhm. Nu tai, ką aš žinau, nu jis toks
aš jau, žinai, nebebuvau tame mikse, kai prasidėjo visa kova, tai jau girdėjau, kad jis ten pradėjo stumdytis ir riekot dėl nieko. To jau momentu, jau kai prasideda varžybos. Nu, jis tiek. Jis žino savo vertę, jis žino, kad jis gali vienas nuvažiuoti ten beveik, nu tai jis hebrai sako, nutraukitės, kad jūs realiai lavonai, aš važiuosiu. Nu taip, nu, jis nepasako taip, nu bet Taip elgėsi, galvoja pavadinkim. tai taip, masto tai taip. O Nu, su bet Tadėjum neteko? su Tadėjai važiavau Paryžių tais, kai jis tada startavo. Ne, tai aš irgi nebuvau ten su juo daug, tiesiog pamačiau. Pirmą kartą aš jį pamačiau, aš toks važiuoju ir galvoju, kas čia dabar vyksta. Sėsk ant rato, žinai, važiuok paskui. Ja. Nu tai taip irgi. Visi ten jau buvo dviratininkai, visi jau ten starai realiai peletonas, tai buvo toks ypatingas. Taip, ir tas susirašė, man atrodo, po to, kaip tau ten sekėsi, nes ten kai kuriuose video esu matęs. O tai kaip pačiam, vat, papasakok, nes, nu, tikrai legendinės varžybos, čia vienas garsesnių vieno dienių varžybų pasaulyje, klasikų. Tai realiai žiaurus chaosas. Bandžiau į Atryvą nuvažiuoti, labai daug energijos atidaviau, nepavyko, nuvažiavo Atryvas po manęs ir kai nuvažiavo Atryvas, liko gal 30 km ar 35 pirmo sektoriaus. Jau visos komandos susistačiusios eilėse ir tu nepravažiuosi. Ir nieks ten neįleis tavęs, nieks jo ir nieks neįleis. Ir visi linijose važiuoja. Ir viso. Aš buvau, nu ten gale, sakykime, nu, už tų komandų, tai ten realiai jau galas. Ir toks važiuoja ir galvoja, nu čia viskas. Dabar dar virtimas po virtimo, vienas posūkis virtimas, kitas posūkis virtimas, Vanartas dar ten virto, mačiau. Ten buvo daug dviratininkų, kurie virto. Ir atvažiavom į sektorių, mes ten buvom iš 108 ar 7 dviratininkų, gal 100 kem likit. Tai pradėjau tą pirmą sektorių, važiavau geroj grupėje, važiavau su Philipsenu, važiavau su Gana ir prasidūriau ratą. Ir galvoju, čia mano varžybos yra baigtos, aš dabar yra dar, nemeluosiu, man rodos, dar buvo 107 ar 8 kil. Aš dabar galvoju, gerai, matau grupelę priekį, aš vieną po kito surinksiu ir aš padarysiu didelę grupę, kad mes atvažiuotumėm iki finišo. Taip realiai ir padariau. Aš pradėjau pirmas ir aš visus gaudžiau ir padariau grupę, kad mes parvažiuotumėm. Tai mes sukomės, aš jau ten paskui jau galėjau. Tiesiog kiekvienas sektorius pirmi ten gerai, dar visai tas kūnas nėra tiek išdaužytas, pavargęs, bet jau paskutiniai 3 jau realiai autopilotų važiavau. O greitis nekrito ten žiauriai, ten tarkim, nu vis tiek jau į galą ant tų cobblestones nekrito ten greitis labai stipriai jau, kai išdaužytas buvai. Jau ant paskutinio ten to Carrefour de Labre yra. Bet ten tiek daug žmonių buvo, ten greitis krito, bet tiek adrenalino sukilo nuo tų žmonių, nes ten buvo kažkas, nu, tokio jausmo, tai ten patirt, nežinau, visiems reikėtų. Nu, tai buvo toks fainai. Tai ten pramyniau ir po to liko dar 20 km, jau aš autopilotu grįžau. Aš realiai neprisimenu, kaip grįžau. To važiavau kaip. Bet prieš tai irgi važiavam tą Arenberg Forest ir aš įsivaizdavau, nu gerai. Man ten sako labai blogas brukas. Aš įvažiavau realiai, tarp akmenų tarpai, nu tai aukščiai. Nu tai koks, nu, 2-3 cm tarp kiekvieno akmens ir tarpai, nu tokie, po 2-3 cm. Tai viską daužai. Ir nežinau, kaip neprasidūriau, bet pasisekė turbūt ten. Nes prasidūriau tokioje vietoje durnoj, kur net nieko nebuvo realiai. Bet ten laukti komandos turėjai ten belė kiek, ne? Kaip? Ir laukiai komandos mašinos ilgai? Ne, jinai vos tik prieki manęs buvo jie. Bet jie tada gavo diskvalifikaciją, nes kažką ten padarė ne taip. Pakeitė kitam raideriui kažkur dviratį ne taip nukirti ir tada, žodžiu, ten buvo reikalų daug. Supratau. Ai, nu tai, ką žinau, ypatingos varžybos.
norėjau pabaigti. Aš toks galvoju, aš važiuosiu, kad jau pabaigti, nes jeigu aš būčiau neprasidūręs, aš būčiau grįžęs atgal į grupę. Mm. Nes tie Philipsenas, Gana, jie grįžo į grupę, bet aš nebegrįžau, aš būčiau su jais buvęs, aš būčiau grįžęs į grupę ir būčiau tada jau buvo gal grupiai likę, nu sakykime, 80 dviratininkų, 70, tada jau gali apsilenkti daugiau, jau apsilenksi, ten būsi 50, jau pradėčiau tą bruko sektorių labiau priekį ir jau man palankiau važiuoti. Nes man kuo aš tiesiog nemėgstu tiek rizikuoti, arba jeigu neužsiemu tos pozicijos laiku, jau aš nebrizikuosiu užsiimti, kad kitų išverst, jau iš pakarbos kitiem dviratininkam. Nes ten yra tokių, kurie į posūkį eina be stabdžių ir kitus bando išversti. Tai jau tiesiog susitaikai su likimu realiai. Jeigu Nes, jau esi gale, tai jau ir būsi gale. nes, Jeigu buvai prieki, tai ir būsi prieki. taip, taip. Nes ir esu klausęs ten tą podcastą irgi What's Securing legendinio dviratininkų, ne, tai jie sako tą tokį, kad tos pagarbos šiek tiek mažiau likia ir labai labai tas ateinantis jaunimas labai rizikuoja. Nes, nu, visi nori, nes dar anksčiau, ten, tarkim, tuose turuose lėčiau visi važiuoja, o dabar vos ne nuo 1 kilometro varžybos jau viskas prasideda. Kaip ir U20, ne, 1 kilometras startas ir ten jau visi daužosi. Nu, realiai, nu, 20 vis tiek sustoja, bet nėra ir tos toks tempas. Ten Tour de France, kai jie važiuoja, tai ir važiuoja. Aš tokio lygio šiemet gal varžybas, tai važiavau Belgijai, tą Renew Tour. Tai ten, kaip suprantu, ten jau buvo arti Tour de France. Vidutinis daugiadienių gavosi kem 8,5 gal. Visų etapų sudėjus. Mhm. O ten pirmas 2 dienas vidutinis buvo virš 50. Belgijai, ne Lietuvoje, ne Tour of Lithuania. Ties Autostrada. ne autostrada ten buvo aukštyn žemyn į kairę dešinę. Ir daug Aš kai posūkio, ne? pamačiau, aš kai pamačiau vidutinę, aš galvoju, nu čia kažkas neįmanoma. Bet ir buvo realiai, sėdi grupiai, aš pravažiuoju varžybas 200 dėjimo, vidutiniai vatai 200 dėjimo. Realiai grupiai sėdėjai. Sprint stage'as. Toks 200 dėjimo vatų, nu, kaip suprasti. Ramus etapas buvo. Nu ramus etapas jau realiai. Vat toj Malazijoje tai buvo tokios lengvos varžybos, nes, nu, na, ten tiesiog niekas niekur neskuba. Nėra tų stiprių komandų, tai ten važiuoja 200 vidutinis. 200 ten PEM buvo kelis etapus, 207. Bet jau normaliuose varžybose, kaip Belgijoje ar kažkur jau su pronu, tai 200 čia jau minimum yra. Čia vidutiniai, o normaliais ten gaunas gal 320, 330. O jeigu jau 2,9 AVG 300, tai bus normaliais 3 PEM. Tai jau čia gan sudėtingai. O kas sunkiausia, tarkim, psichologiškai, ne fiziškai, tarkim, dviračių sporte? Man asmeniškai tai tiesiog, pozicijų užsiimti. Pačioj grupiai, tipo, ne būti visada įsijungusi varžybas, nes toks būna, kad kartais ne kad pasiduodi, bet sunkus momentas ir tu tuo momentu turėtum į priekį važiuoti, bet nevažiuoji ir nebebūni toj pozicijoje ir po laiko pasiduodu. Bent jau aš. Tai toks psichologiškai, tai bandžiau šito dirbti, kad kuo arčiau priekio, kuo daugiau dirbti, kad kuo būti priekio arčiau, nes tada ir lengviau būna visada. Čia taisyklė auksinė, tos ne? harmonikos nėra, nieks nepaleidžia rato, nieks nebereik uždarinėti, o daugiau psichologiškai, kas sunku, tai... O nesunku, noriu pasakyti, mint per tokį orą Lietuvoje? Ne. Per Lietuvoje, tai ką žinau, išmini ir viskas, nu. Darbas. Nėra man, kad būtų, jeigu aš nenorėčiau, tai aš ir neminčiau. Tai va, būtent. Nes vienas atėjo klausimas, o ką pasirinktum, ar Lietuvoje žiemą stovyklauti, ar Ispanijoje su komanda? Nu tai aš realiai Lietuvoje tik būnu va dabar
ne 2 mėnesius. Mėnesį, realiai. Mėnesį, 3 savaitės kažkur. Dabar išvažiuosiu, prabūsiu, nu tai aš sakyčiau geriausiai Ispanija, aišku. Nu, kad atsakyti klausimą Ispanijai, bet nėra, kad su komanda tu būsi ten 3-4 mėnesius. Taip neveikia su pro lygiu. Nu, bet, na, aišku, Ispanija geriau. Bet tiesiog noriu namuose pabūti kažkiek, nes tada sezono metu tu nežinai, koks sezonas bus, gal aš išvažiuosiu ir grįšiu kas 2 mėnesius po savaitę laiko, 2 savaitės. Tai jeigu nėra to plus minus 10, tai aš dar galiu mint. Ten prie minus 2-3 man nėra problemų. Tai sakyčiau, man tai tas geriausiai balansas, pramenu ten mėnesį namuose, stovyklą, grįžtu, dabar grįšiu kalėdom, palsėsiu, biškį įsivažiuosiu vėl, jeigu oras kažkiek leis, aišku, įsivažiuoti. Tada vėl stovyklą ir po stovyklos liksiu Ispanijoje iki pirmų varžybų ir po pirmų varžybų žiūrėsiu, koks Lietuvoje oras. Jeigu bus ten +5, daugiau +5, nu tai grįšiu į Lietuvą. Jeigu bus -5, nu tai aš važiuosiu atgal į Ispaniją. Man nėra problemos min prie tų +5, sakykime, nes irgi turi labiau, sakyčiau, būti nusiteikęs ir dirbti prie to šalčio, nes jeigu aš klasikus važiuoju, gerai, šiemet buvo labai geras klasikų sezonas, visada +20, bet šis sakė, pirmas toks buvo, kad nelijo nei vienose varžybose realiai. O gali kitą metą būti taip, kad mins nežinau kiek kartų. Gal kiekvienas varžybas lietus. Ir šalta bus, nes tada tiem... +5 laipsniai, +10 laipsnių. Ir 50 vidutinis. Tai geriau jau pat atrandi balansą tą tarp gerų tų treniruočių Ispanijai ir tos adaptacijos pradžiai sezono, nes vis tiek pradžiai sezono ne vasara, tai nereikia to heat adaptation daryti ar kažką tokio panašaus. O tai, tarkim, pasirašymą, ne? O štangos paragauja? Dabar pradėjau pačią salę daryti, sakyčiau, vieną kartą padariau dabar. Nu ir vieną kartą nuėjau dabar po off-seasono. Ir rytoj vėl eisiu. Tai 2 kartus savaitėj po, nežinau, kiek ten gaunasi, po valandą. Irgi, ten specifiški pratimai labiau palei žmogų mums testavimą padaro prieš sezoną, kuri vieta silpna, gal kažkuria koja biški silpnesnė, tai duoda pratimus, kad su jais sulygint kažkiek tas vietas, ar ten jeigu su balansu problema irgi duoda pratimukus. Bet pačios štangos, tai mačiau rytoj yra gan mažai pratimų, gal ten 4, tai pridėsiu dar štangą, ten užsidėsiu pirmam kartui gal kempiam kil po 10 pritupimų, 12. O be pritupimų, o ant bicepsiukų, ant krūtinės, ant nugaros? Ai, ne. Jeigu aš tokius daryčiau, tada aš būčiau bodybuilderis, aš manau. Tai geriau nedaryti tokių. Tai tipo rankytės visai nieko? Viršutiniai tipus. Jo, aš stengiuosi jau nieko nedaryti, nes nieko nedarau, man auga. Neauga, bet aš jaučiu, kad jeigu aš padaryčiau kažką, tai man užaugtų per daug, jau būtų negerai. Nu jo, čia tas, jau psichologiškai turbūt tau, žinai, įaugę, kad... O žiūrėk, kokie baisiausi treniruotė tau? Yra tokia, kurios nekenti tos treniruotės? Profesionalus, ok, bet vis tiek yra kažkuri viena treniruotė, ar ten atkarpos kažkurios ten kem 5, 15 ar 30 minučių ten, kaip sakai, laikyti. Kuri čia tokia? Kad vemt norisi, paskui, žinai, jau ten išspjaudai. Po sunkaus bloko laisvą dieną minti. O tai kas būna? Ne, tiesiog būni išsekęs, aš ant dviračių nenoriu sėdėti. Tai būna kartais, kad, aš ir neminu dažniausiai, jeigu aš nenoriu, tai yra pasirinkimas pas mumis, minėjai nori, nemini. Bet sakyčiau, kad iš treniruočių, kas nepatinka, tai tos bazės rinkimo treniruotės, kai turi ramiai mint 202 vatų ten visą dieną.
Kiek Nu, valandų tiesiog, ten, vieni ten, mačiau 6, kiek ten, bariai 5. nu, būna ten 6 ar 5 mini kažkas, nu, apie tą, ten 200 km realiai gaunasi. Va tokios, nu, jeigu vienam, tai tada negerai. Nu, labai toks savęs kankinimas labiau. O jeigu su Hebra, nu, Olegu Roku ten išmini, ta būdavo Remis dabar išsikraustis. Tai Influenceris dabar būdavo jau. fai. Aš irgi jam sakau, bet jis sako, aš ne influenceris. O tai kuris geriausias pašnekovas, Olegas ir Rokas? O taip ilgai treniruotėjai. Nu, jo, aš dažniausiai su jais minu, tai su jais ir geriausiai. O atgims dar dviračių Daugiau. huliganšikai, ten legendinės akantas Instagramo, ar net gims? Neįsivaizduoju. Manau, kad ne, aš bandžiau atgaivinti, kėliau porą storių kažkada ir nieks negaivino. Jei kas nežinot, buvo ta tokia grupelė jūsų, ne, draugų. Jo, bet jau senai, gal prieš 3 metus, 4. Nu taip, taip. Dabar visi užaugot, jau, žinai, visi jau surimtėjot. Visi jau dabar žvaigždės. Tiksliai vienas Instagram'e, kitas pro komandoje. O kaip žiūrėk, tokio dalyko, kur, tarkim, mes per teleką nepamatom, aišku, ten tos visos mėsmalės ir panašiai, bet gal taktinis dalykas, kurio mes nepamatom daug per televizorių. Ką aš žinau, taktinis kažkoks. Neįsivaizduoju, nėra tokio dalyko. Iš Nu, ten taktikos, kažkokios, gal nu, ten, kaip nu, atvežė, pasaugai ten tą kalinis biškį, ten tarkim, kad, žinai, atsilieka ir davežti iki grupės tau reikia, ar per kažką pervežti. nu, tai tarkim, jo būna kartais, kad jeigu mini ten antra, trečia komanda, jeigu šoninis pučia, nu, tai toks pasitrauk į dešinę, kad tau užuovės nebūtų, bet tam lyderiui bus, nu, tai tokia, sakykime, tokia taktika, kad jam lengviau ten 10 vatų, 15 gal pataupyti kojas. Nes, nu, jeigu būna jau labai stresinės varžybos ir daug posūkių, tai jeigu būni ten priekiniai komandai, nu, tai taip ir saugiau, ir aišku, jeigu man kaip darbininkui, tai sudėtinga, nes aš turiu ir prieki būti, ir dar ant vėjo. Tai nedarai tiek pat, kiek žmogus pačiam prieki, bet nu, kokio 8 procentų to da važiuoji, vatų. O žiūrėk, Nebe 2 pem, bet jau 3 pem. čia Nes ant ratų jau. visi klausia, kiek kavos išgerti, čia labai kavą mėgsti. Sustikom kažkada Vero kafe, tai mėgsti kavą. Jo, nu ką, mėgstu, bet ryte išgeriu prieš treniruotę ir viskas. Ryte. Ne, tai čia galvojau, kad atsakysi, kokį 5 puodelius išgeri per dieną. Ne, nieko ypatinga. O su cukrum? Išgeriu. Nu, Kaip? sakyk, o tu nedaug išgeri, reiškia, tai apgavo čia mane. Nedaug išgeriu. Tiesiog prieš treniruotę išgeriu, kad būtų kažkoks stimulas treniruotė, kad atsibuščiau. O žiūrėk, pritartum tai idėjai, kad be racijos padarytų kokį etapą, pavyzdžiui, specialų, kažkokią klasiką, kad būtų be racijos važiavimas ir niekas nežinotų, kas ten pabėgo, kažkaip, žinau, biškai toks bardakėlis lengvas. Ar manytų, kad to net nereikia? Gal būtų įdomu, bet aš nežinau, ar neįsivaizduoju, nesugalvojęs tokį dalyką. Nu, gal ir būtų įdomu pabandyti, bet nežinau, kiek čia ar saugesnį tą sportą padaryti ar kažką tokio, nes dabar tiesiog visi jau prasižiūri, jau visi prieš varžybą žino, kur bus tos vietos. Nu, aišku, nežinosi, kas ten nuvažiavę, bet tada numeris rašys, kas tokia nuvažiavę, bet vėl tu iš numerio nežinosi, kas toks nuvažiavę. Vėl tu. Sakykime. Nu, čia tokių svarstymų buvo, kad, žinai, nematytų, tai, žinai, truputį uždėlsia vytis, žinai, nesusikalba, kad o jau reikia statytis tą visą, žinai, sprinterių komandą ir jau reikia vytis, nes jau čia jau 5 minutės jau nepapasivys, jau nebeužtreks laiko, žinai, bet gal iš tos atėjo čia tokie pamastymai. Nu, dabar jeigu, sakykime, padarytų taip jau operacijos, nu, tada būtų biški sudėtingiau, nes motociklas atvažiuoja gal kažkokius, sakykime, 5 km,
o iš racijos žmogus tai pasako, tas direktoras iš karto, koks tarpas, kas ten, kas priklausant irgi. Jei nori, labai gali kas kelias minutės pasakyti. Jei nebūtų, tai gal būtų Mocas atvažiuotų gal tik už 20 km, žiūri 5 minutės, nu tada jau būtų jau reikalų gal. Dabar 5 minutės sugauti, jeigu lieka 100 km, įmanoma, bet jau turi daug komandų dirbti. Nes šiemet vienose varžybose buvo likę 30 km ir buvo 2 minutės likusios. Nu tai patikėk tu manim, likusi 30 km buvo turbūt greičiausiai 30 km kokis esu važiavęs. Nu ten sprintais priekis važiavo, jau virš 500 vatų, jei nedaugiau, kad tas 2 minutės uždaryti. Ir realiai dar likus gal 6 km minutė buvo ar 7. Bet jau tada jau visi sprinteriai, visas sprintų komandas tikras suvažiuoja, ten greitis virš 7. Tai tada jau surinko labai greitai, nes priekis irgi negali važiuoti amžinai palei šiam. Biški pritrūko energijos ir viskas. Ir sugavom ten gal likus jiem kilometrai, tą tryvą prisimenu. Tada buvo labai arti. O kokia lenktynių situacija tokia buvo, kur sunkiausia, čia nebūtinai šiemet, čia gali būti 2 metai atgal. Ir kaip tau ją pavyko ten išspręsti? Sunkiausia varžybų situacija. Nu, kažkokiam etapė, pavyzdžiui, išnekėjom, kaip tau sakau, sekėsi, likai antroji grupė, nu ir teko pervažinėti į pirmą grupę. Ar ten pervežti net vieną iš lyderių, gal čia, pavyzdžiui, sunkesni buvo. Ką žinau, iš tikrųjų neįsivaizduoju. Dar nebuvo žodžiu. Yra kažkokia tokia labai sudėtinga ar labai nesudėtinga, visos ten tos situacijos tokios kėblios ir turi sprendimą rasti vis tiek. Jeigu nerandi sprendimą, tada lieki. O kaip derini sportą su asmeniniu gyvenimu, draugais? Kai tai daug kelionių? Nu, tas asmeninis gyvenimas gali ir palaukti biškį. Supratau. O mokslai palautum, tu jau baigęs universitetą? Dar nebaigęs, bet gal šiemet, gal kitą metą kažkaip, gal baigsim. Pavyks gal kažkaip. Čia labiau reikia tinginį įveikti savo. Tai jau geriau mint turbūt negu rašyti net ten kokį darbą. Jo, tikrai. Nu, kaip sakyti. O žiūrėk, atsimenu, Aivarai, dar esi minėjęs ir trekę, ne? Nes buvo tokia kaip ir miksas ten, bandėt ir trekę paminti, ten su Lietuvos taškų pririnkti ir paskui vėl plentę, bet biški paskui jau buvo negerai, ne? Nu, tas toks biški mėtymas. Ne kad buvo negerai, sakyčiau, bet tiesiog nėjo viskas suderinti kartu ir aš nenorėjau, nes buvau irgi su tais studarais, aš jau tą kontraktą norėjau pasirašyti, aš jau beveik buvau ten be pasirašantis, bet toks su tuo treku galvoju, jeigu jie man neduos kontraktą ir tada aš tik trekė lieku, nu, tai irgi nesąmonė. Tai toks pasirinkau, kad geriau pasirašyti kontraktą ir būti ramiu galva, gal, sakykime, sulauksiu ten 30 kažkelių metų, nebegausiu kontraktą, sakykime, ar atsibos. Tada sakysi, noriu treką pabandyti 2 metus olimpiadai ar kokiam nors ten dalykui. Ir manau, tas pavyktų, bet nes dabar čia vėl per 2 dalykus eit ir abiejose būti geriausios, įmanoma, bet labai planas turėjo būti, gal biški kitoks ir kitaip turėjau varžybas, kai kuriuose pasisekti, nes man ten trūko taškų iki to pasaulio atsirinkti. Aš buvau sutaręs, kad važiuosiu tik vienas varžybas, bet man tų vienų neužteko, nebent aš turėjau ten laimėti. Ten antros vietos jau realiai neužteko, tai aš 2 varžybas turėjau važiuoti ir man nesuėjo su komandos varžybų kalendoriumi ir sakau, sorry, aš negaliu tada. Tada ant manęs visi pikti, man atrodo, buvo, aš nežinau, kokia ten situacija, aišku, buvo, bet aš marods buvau negeras. O prisimenu apie tą pikti kažkada,
kalbėjom, gal čia kažkaip sakai, to palaikymo trūko čia anksčiau gal, prieš 2 metus, whatever, 3. O ką tu turėjai omeny, kad tarkim tą jaunimą taip visi, kas iš čia bus, ar apie kokį palaikymą gal turėjai omeny, gal pamiršti? Ir dabar nepamenu, neįsivaizduoju, nu tas palaikymas toks, nu, nesakau, kad ten kažką padėti ar kažkas tojo, bet tiesiog yra Lietuvoje, kad visi viens ant kito varo dažniausiai. Okay. Nu, aišku, ir aš ten pavarau ant kažko ar kažką pasakai, nu, bet čia jau gal pas mumis toks yra. Bet nesakau, nu tiesiog, kad gal ant tų jaunų sportininkų jie vis tiek jautresni žmonės, nejautresni žmonės, jaunesni žmonės su savo ambicijom, tai gal geriau nieko nesakyti jiems, tegu daro, ką nori, su laiku supras vis tiek. Arba pavyks tas sportas, arba nepavyks. Tai va, čia geras ir gal mums paklaust. O tai ką patartum tam jaunam, kuris nori būti pliamba, Aivaras iš Kvedarnos, kodėl, žinai, ne aš, gal ir man pavyks. Ką patartum tam 18-kinį, 17-kinį, 16-kinį, ar iniai, 16-kiniai ir merginoms, nes čia, žinai. Nu, mylėti sportą, įdėti daug darbo, nes yra daug kas sako ten mėgautis, mintis, tipo žiūrėti į saulę, Ispanijai ten, nu, taip nepaeis. Čia gal paeis, jeigu esi belgas su didžiausiu talentu pasaulyje, jo. Bet, nu, turi tiesiog daug darbo įdėti, nepersistengti, nedaryti ten kažkokių David Goggins dalykų, atsikelt 6 ryte, prabėgti. Tada už 3 valandų pavalgius išminti, ten 4 valandas per sniegą. Nu, tokių dalykų nereikia daryti, su protu tiesiog. Susirasti, sakyčiau, geriausiai susirasti normalų trenerį. Nu, sakykime, jeigu tu, aišku, treniruojas ten su treneriais sporto mokykloje, jo, bet jeigu jau esi jaunis, nu, sakyčiau, jaunis jau gal geriausiai susirasti kažkokį trenerį iš kitos, ne iš kitos šalies, nu, bet jau kuris specifikuojas tikrai su tuo nauju sportu. Kad susirasti trenerį, kuris tau duotų treniruočių planą ir kad tu neperdarytum per daug. Nu tai taip, irgi investuoti gal į stovyklą, jeigu įmanom. Nes kaip su tu pačiu Remiu kalbėjom, tai kaip tu sakai, ir Belgijoje, ne, ten yra tiek žmonių, tiek jaunimo, kurie mina masė ir dar tėvai ieško ten trenerių ir moka tiem treneriam, kad tiem jaunuoliam darytų tas treniruotės, ne? Ir renkasi ten vos ne pas tos trenerius. Aš tai va, ką girdėjau. Jo, jie ir tie Belgijoje ten, nu, bet kurioje šalyje, aišku, tėvai turės pinigų. Lietuvoje aš irgi įsivaizduoju, ten futbolininkam ar krepšininkam tėvai, kurie pinigų turi, nu, jie eina ir pas specialius trenerius ir pas kineziterapeutus. Bet dviračių sportė Lietuvoje, nu, aš kiek žinau, nu, nėra daug žmonių, kurie sportuoja ir nori rimtai profesionaliai tapti, kurių tėvai yra wow baguoti. Nu, sakykim, baguoti. Turtingi. Kurie turi, ten perka dviračius, perka stovyklas. Nu, aš tokių nežinau. Gal yra, gal aš tik nežinau, bet... Čia specifika, nu, dabar, vėlgi. Mano amžiaus, nu visi, pasakykim, tam krepšinis, aš irgi nežinau, kiek ten brangus sportas, kiek kas, bet dviračių sportui reikia ir dviračio gero, tas dviratis jei tai geras, jis kainuoja 8 000, aš nežinau, kiek krepšininkų, ten kamuolys kainuoja nu 100 eurų, gal, ar futbole ten batai, nu irgi 200 eurų apranga, nu. Ne, čia visiškai skirtingai, visiškai pigiau, nu, sportas visai kitoks. Jo, bet Lietuvoje tas dviračiai, nu tiesiog toks. Neįvertint sport, sakyčiau. Aišku, čia irgi nėra tų kalnų, nėra jokių, bet aš irgi manyčiau, man daug kas irgi sako, o kodėl tu ne Ispanijai treniruojasi visą sezoną, ar ten kur nors, kur kalnų yra. O ką man reikia? Jeigu aš esu profs, darydams taip, ką man išvažiuoti į kitą šalį, būti vienam realiai,
Gerai, gal susirasi ten kokiu nors draugu ar kažko dviratininkų bus, bet vis tiek nebus taip kaip namuose. Namuose vis tiek kaip jauties savo vietai. O jeigu aš Jo. ten išvažiuosiu, vėl perdėksi, nebesiseks varžybose, pradėsi pergalvoti viską irgi. Psichologija? Gausi, gausi nesąmonė. Nu, psichologija, ja, taip. O turit psichologą, tarkim, vat komandai, ar ne? Pačioj komandai ne. Jie norėjo su kažkokį paimti psichologą, bet kažkas nesuėjo ten vizijos, kaip komanda galvoja, kaip psichologas galvoja ir išsiskirs. Bet aš jau gal 2-3 metus prašiau, kad tokį surastų jie psichologą, kad tiesiog prieš varžybas ar po etapo, nu tai padėtų, pasakytų, tu paaiškini, ką tu jautėjai ar ką tu darėjai ten. Tai sutarsim po pokalbio, pasikalbėsim apie šitą psichologą, aš tau padėsiu. Gerai. Super. Tai gerai, ką toliau galima paklausti? O, dar čia klausimų yra. Ko labiausiai trūksta, galvoju, Lietuvos, vat, mūsų sistemytai? Kaip ir yra tai treneriai, ten tos, žinai, bet tai vat, iš tu pats praėjęs visą tą dar nesenai, čia, žinai, ko trūksta, kaip manai, Lietuvoje? Pinigų, ko? Mm, neįsivaizduoju. Dabar aš jau sportuoju kaip ir pats, nu, komandai, nu, tai aš nesu to vietoj, nu, bet sakyčiau gal, kad tos sporto mokyklos, bet jos irgi iš oro pinigų nepadarys, nes ten yra irgi čia toj gajoj Kaune, tai, nu, jie skiria tų pinigų tiem, aš kaip įsivaizduoju, ten visom sporto šakom tiek pat, bet, nu, aš įsivaizduoju, ten boksas ar ten dziudo, jiem jeigu skiria tą pačią sumą, kur dziudo, aš nežinau, ką tu turi pirkti, kilimėlį ar neįsivaizduoju ką, o čia skiria 8 000 sezonui ir tu turi keliauti visas varžybas ir dar gal dviratį nupirkti vaikui. Bet čia neįmanoma, tai nu, čia toks, nu, sakyčiau, jo, tų pinigų, bet iš kur jų gauti irgi nėra. Turi važiuoti Europos čempionate, top 8 kiekvieną ar pasaulio čempionate. Tada gausi. Ir čia tam sportininkui, ar kaip? Ne, tada federacija gaus daugiau iš ten. Nu ten kažkokia irgi yra kažkoks skaičiavimas kažkokios vietos. Nu taip, ir dabar įvažiuoti, tarkim, tu nuvažiuoji, kad ir tą Europos čempionatą, ne, kad ir tavo trasa, tarkim, daug maž, nu, bet vienam yra reikalų, ne, čia, vat, bet Skūnis parodė, kad jisai vienas ten gali, jis 5, jis pastoja atvaro, ten pasaulio čempas, olimpiadą. Nu, aš manyčiau, jis toks yra specifinis dviratininkas, kur jam patinka tokie čempionatai, tos čempionatuose gerai. Yra tik tais gal, sakykime, 2-3 komandos, kurios tikrai dirba ant savo dviratininko, visus kiti vieni beveik už save realiai. Tai belgai, ten slovenai ir olandai jo yra lyderis, ten danai gal yra lyderis, bet visus kitus tai jie važiuoja už save. Tai tos vietos ir, kaip sakykime, lieka, bet jis toks yra tas specifinis dviratininkas, kuris labai moka pasiruošti ir save jau yra išanalizavęs, kaip pasiruošti tai vienai dienai, tokiai trasai. Tačiau jo gabumas, sakyčiau. Okay. Jis tokių varžybų, nu, tokias varžybas gali važiuoti. Nu, nes jis, aišku, ir pro varžybas gerai važiuoja, bet nėra, kad visi tokiam lygi mato jas, kaip pasaulio čempionatą ar ten olimpiadą. Nes jis irgi yra etapė suvažiuoja ten 8, 5, nu, sunkiose varžybose, bet nieks tiesiog tokių dalykų nemato. Tiesiog mato, kad va, vienadienis. Buvo keista, kad tada nevažiavo Paryžiaus olimpiadai pernai. O aš irgi nežinau, kodėl. Nu, ten tipo buvo daug varžybų, bet, nu, man tai keista, žinai, nu, tokia olimpiada atrodo čia visų svajonė, nes ten tikrai jis galėjo laimėti ir kapotis ten su Remku. Nu. Nu, manau, būtų laimėjęs tikrai. Bet, kaip žiūrėjai pasaulio čempą, tą, tarkim,
asmeninės varžybos laikui, kaip visi sako, kai Mhm. Tadėjus biški buvo su bad day, turėjo, labai bad day turėjo, kad Remko net pavijo. Ne, vat, to net nežiūrėjau, nes, man rods, mes Malazijoje buvom, ten laikas nesuėmės, man rods, varžybas. Dar važiavom ir jie varžybas važiavo, ar ten po varžybų ten 5 minutės ir jie finišavo, kažkas tokio buvo, tai šito nežiūrėjau. Bet Supratau. mačiau, kad jie, nu tiesiog blogą dieną nesigavo, nei Tai taip, kaip norėjo. Kaune, atsimenu, varžybose buvo Kaune, pavyzdžiui, tavo buvo taktika, man taip atrodė iš šono, prieš metus, ne šįmet tikrai. Jo, Uh, jo, važiavai vos ne, kad išsitaškyt, tiesiog, ne, taip atrodė, kad tempėjai, kad visus vatos ten ištaškyt, net jo, negalvoju, kad... tai taip buvo. Nu tai, nes aš, man atrodo, irgi buvau ar virtęs prieš tai, ar sirgau. Nežinau tiksliai, kuris buvo. Ir tiesiog norėjau atvažiavau varžybas ir norėjau išsitaškyti. Toks galvoju, jei nuvažiuosiu, jei pavyks, nu aišku, važiuosiu. Bet ten nepavyko, nes visi vis tiek aštrus, nu tai sušoksiu, tai nu, bent jau su manimi nušokdavau. O gale ten irgi. Remis nuvažiavo. Aš irgi galvoju, ar duoti Remiui laimėti, ar neduoti. Bet Remis per daug žvalgęs atgal, tai sakau, ai, neduosiu jo Remiui laimėti. Tada laimės, žinau, kad Eimas laimės, nes galvoju, nu jau finišė. Realiai tokiam šansų kitiem nėra, nu, gal ten man tas būtų jie aplenkęs kažkaip, bet Tai ten toks galvoju, nu, gerai kapojosi su man, tai ten man atrodo, ne? jo, bet aš toks Remi iš po to U posūkio ten yra, nežinau, nu, Žinau, aš esu jo, laimėjęs posūkį, etapą Kauno. o Prašyčiau. tai B lygos. posūkio Remis žiūri atakoja ir aš toks gerai, laukiu, kiek Remis kartų pažiūrės atgal. Remis pažiūrėjo, galvoju, pažiūrės Remis 3 kartus atgal per greitai, aš tada pradėsiu gaudyti. Jis per 3 sekundės 3 kartus atgal. Ir aš galvoju, gerai, nenoriu laimėti, aš tave pagausiu. Nes reikia nežiūrėti, reikia atsukti, ne, ir net nežiūrėti nieko, viską sudėti. Kiek buvo? 3 km gal? Ten gal net mažiau, gal kokį 2,5 ten nuo tos vietos. 2,5 km. Buvo 3 minutės likusios. Na, aš galvoju, nuvažiuos, davažiuos. Jei būčiau aš nepradėjęs gaudyti, ten niks nebūtų pagavę. Tai pyko Remis ant tavęs. Nu, jis buvo niekad pyko, bet toks nepatenkintas. Sako, kodėl? Nu, sakau, nenorėjai laimėti, nenorėjai. Supratau. O kaip pats, kada į gravelį, ten platų dorą, mačiau, Vins važiuoja. Neblogai ten taip gravelį. Yra 2 dviratininkai, kurie gravelį važiuoja grinai kaip gravelio komandai, bet dabar kitą metą vienas išeis, nes gavo savo sponsorių, ten normaliai babkių kaip gravelį. Tai jam geriau gravelį mit nei plentę, sakė. Nu, okei. Jis gauna savo kalendorius jis daro, jis dar yra ten Kinijos komandai kažkokio, tai jis dar gauna, nu, pasidaro gerą algą, sakyčiau. O kaip pačiam tau gravelis? Nu ką žinau, man patinka, bet aš dar niekada nestartau jokių varžybų, man atrodo, kiek dabar žinau, nesu startavęs varžybų, susipirkau ir jau ratus geriausius, ir padangas geriausius, jau grupę pasidariau viską, kad startuot, kad atvažiuoti varžybas ir kai jau mane dviratį pamatė, kai jau bijos. O taip bijot su tu dar apranga, bet jau gal atvažiuojas, jau tada žinos, kad bus sunku. Ir norėjau atvažiuoti ten ir neišėjo. O dabar kitą sezoną tai žiūrėsiu palei planavimą treneriuko ir palei planavimą varžybų, kokias ten vyks. Ir gal kokį nors savaitgalį, jeigu nebus varžybų, paprašysiu, sakysiu, nu, ten dabar, kas daro tas varžybas tiksliai, neprisimenu, gravelonas. Linas Vainius. Jo, man ten tokios tos varžybos atrodo gan fainos. Nu, prašau, pažiūrėkite Laikyk Kardaną YouTube. Pacevičius nufilmavęs. Aš net greitai prasuku. Ką aš greitai viską užleis per teliką, kad suktųsi pastoj man. Ne, tai tiek, tai ilgai, tai nereikia. Nu tai, ką žinau, man tai atrodo,
smagiai ir sugalvotas visas, kaip tos trasos tokios, pažiūrėjau, tus GPX irgi normaliai, gan toli nuo čia, tai negali praminti. Vis tiek, nebent vasarą, jeigu būtų šilta, tai galėčiau praminti. Skaisti vienas ar dviejas startavo, dviejas startavo varžybas. Irgi jai gan gerai sekės. Tai lauksim gravelį, gravelonė, ten bus, net mačiau dabar ant gravel ten darys etapų. Tai tų gravel varžybų bus, nežinau, kiek kartų, 10 kartų daugiau negu plento varžybų dabar. Aš tikiuosi, kad išeis bent vienas, dviejas sustartuoti. Labiausiai tai norėčiau sustartuoti čempionatą, bet irgi aš abejoju, nes man bus tada, jeigu noriu Voltą važiuoti, turiu treniruotis aukštikalnėse, tada jau neišeina. Gal išeitų palei viską turėtų išeiti, bet tada varžybas važiuosiu vis tiek rugpjūčio pradžiai. Tai galimai neišeis. Būtų fainai, bet ką padarysi? Toks tas gyvenimas gal. Kaip sakau, po karjeros viską pabandysiu. Vis tiek, jeigu baigčiau karjerą kokiu 3-2, nusakyčiau, jau jeigu išminčiau iki kokių 10 metų pro, man jau gerai, jau jei nebegaunu kontraktų, tada pabandai gravelį, treką gal. Pradžiai dar gal bandyčiau gravelį, nes gravelį visai įdomios tos varžybos, ta specifika ir vis tiek dar galiu užsidirbti normaliai. Galų galėjau sportuoji, tai sportuoji, kad užsidirbi. Be abejo, tai dar čia, žinai, po 10 metų, dar čia daug laiko, suprantate, čia dar tas gravelis tikrai išbūmins, nes, daug, čia visi gravelistai dabar Lietuvoje. Taip, tai gal net, aš tikiu, kad dar po 10 metų jau bus kaip ir čia Volturas, ten ir gravelį bus jau kažkas tokio, panašaus. Nebus gal tokiam lygi dar po 10, bet po 20 metų, manau, gal kažkas tokio jau bus, kad bus komandų po daug raiderių, kur startuos. Čia po 10 metų labai panašu, kad bus jau rimtai. Tai tikrai panašaus turėtų. Ne dabar jau yra tų komandų, bet nėra tiek varžybų tokių, to aukšto lygio, nes nėra dar tokio sponsoriavimo. Tai matai, kitos ten varžybos, ten po 500 km, 400 km gravelio. Jo, jau nesąmonė. Aš dar sakyčiau 200, 2PM, dar 2PM kaip graveliui, tipo lėčiau neaišku, bet ta tokia gravelio specifika, sakyčiau, 2PM dar jo, bet tas 7 valandas dar galiu važiuoti, bet jau po to jau nesąmonė, grinai jau ten daro, kad ultrom visokiem mėgėjom. Tai ką palinkėtum jaunuoliui, paskutinį čia tokį, kuris sportuoja, susiras treneriuką, jeigu jau tau 17-18, ne? 16. Aš manyčiau, geriausiai susirasti treneriuką kažkokį, kuris jų specifikuojas. Nėra, kad ten reikia kažkokios dietos prižiūrėti ar kažko, tiesiog angliavandenį pakankamai valgyti. Galima ir guminukų. Iškart pasakau, kad visi žinotų. Gal snickersų geriau nevalgyti. Tai guminukai geriausiai. Feto nėra. Tai aš galiu guminukas valgyti. Jeigu mini, gali, aišku. Viską galiu, kai mini valgyti. Ir ką, kaip tu sakėjai, ne? Traukti į Belgiją ar Prancūziją? Jo, sakyčiau, važiuoti į Belgiją, bandyti ten gauti komandą. tą pradžiai gauti tą bent jau paprastą ten komandą, tus klubelius, o po to pereiti į, kaip yra dabar tie kanibalai, ar ten. Yra daug tų komandų, aš neįsivaizduoju, kiek tų komandų jaunių dabar yra jau to gero lygio, ten gal kokios 6-7. Tai jeigu tokią patinkina, jau tada prošūkis geresnis. Bet ir toj komandai jau turi būti stiprus, kad tai varžybos paimtų, nes yra ribotas Belgijai pats kiekis, tas kiek gali dalyvių startuoti. Ten gal 8 ar 7 iš komandos. Tai jeigu ten 20 raiderių komandai, tai arba UCI varžybos pačias važiuoti jauni. Turi būti realiai 6 geriausių tos jaunių komandos dviratininkų. Bet be komandos jau ten nepapulsi? Jau UCI varžybos be šansų. Dabar tai net nebevyks. Nacių taurės, man rodos, net nežinau, gal vyksta kelios, bet labai jau nedaug. Jau čia kaip seniau vykdavo, būdavo ten pagrindinės varžybos visiems jaunam, dabar tik tai yra UCI varžybos visos atkuriamos kaip profam,
tai dabar jaunėm yra padarytos tokios pat varžybos. Nu, tai realiai, jeigu aš manyčiau dabar jau būčiau jaunas, nu, tai vienintelis šansas, kaip išeiti pro, tai važiuoti į Belgiją, susirasti trenerį. Supratau. Tai ačiū tau, kad pasikalbėjom, kad iš tos saulėtos Ispanijos paskambinai, iš saulėto Kauno. Saulėta Kauno, jo, +2 laipsniai. Laikyk kardaną, Gerai, Aivarai, ir dėkui pasimatysim. tau viso. Viso, palaukit.